Nu kągi, labas vakaras. Tiksliau, laba diena studentai. Nežinau, kada jūs klausotės, bet tai aš Robertas Balčiūnas. Mes pradedam antrą bloką mūsų studijų. Antras blokas varų teorijos dalis irgi, tai yra priešedipinė, poedipinė raida, ir edipo kompleksas kartu. Paskaita skaitoma tik jums, tai norėčiau pasakyti, kad šitas įrašas turėtų būti su nieko nesidalinamas. Nu kągi, pradėkim tada, manyčiau, kad apie tai šnekėti. Taigi, pirmiausia, tai mes manau, kad tuoj pabandysim kažkaip čia susigrąžinti kontrolę. Tai čia trumpai, kaip matot, mes šnekėjom apie mūsų bloką, kuris bus 2 dienas. Tai susitiksim, aišku, ir tada pasišnekėsim, pasižiūrėsim, kaip viskas vyks. O dabar tada einame prie teorijos. Taigi, pirmiausia, šnekant apie išvarų teorijos, apie psichoseksualinį vystymąsi, apie vaikų raidą, tai reikia pasakyti, kad pats Freudas su vaikais niekados nedirbo. Ir raidos schemą jisai sukūrė grinai remdamasi savo suaugusių pacientų psichoanalizės duomenimis. Taigi, jis daugiausiai rėmėsi raidos rekonstrukciją. Ką tai reiškia? Tai savo psichoanalizės seansų metu iš pacientų gautos medžiagos teorinio apibendrinimo. Ir Freudas, aišku, pabandė aprašyti žmogaus asmenybės formavimosi procesus ir taip sukūrė tą taip vadinamą savąją vaiko vystymosi raidos teoriją. Esminė idėja tai buvo tokia, kad suaugusio neurozė kyla iš nesąmoningo konflikto, kurio šaknis kaip tik ir siekia tą ankstyvąją vaikystę, neišspręstas to amžiaus tarpsnio problemas. Suvokdamas visą psichikos sudėtingumą, Freudas akcentavo, kad esminės asmenybės struktūros ir ypatumai suformuojami dar ankstyvoje vaikystėje. Tai yra apie iki 5-6 metų amžius. Iki šio amžiaus vaikas tampa pilnai susiformavęs ir vėliau tik atsiskleidžia tai, kas pas jį jau įdėta. Bent jau buvo tokia pirminė Freudo idėja. Ir aš noriu tik ir pabrėžti, kad čia mes šnekame daugiausiai apie varų teoriją, tai yra taip, kaip Freudas suvokė ją. Atminkit, kad didelė dalis dalykų buvo paskui dadėta, keičiasi ir dar vėlesniuose blokuose jūs tą pamatysite. Aišku, tai nereiškia, jog vėliau irgi nieko nevyko, kaip aš ir sakiau, tiesiog apie vaiką šnekant, tiesiog vyresnėme amžiuje visi pokyčiai yra jau kur kas lėtesni, o pamatinės asmenybės struktūros išlaiko vaikystėje įgimtus požymius. Pats Freudas, aišku, labiausiai akcentavo šį vaikystės periodą, tai vadinama Edipus fazę, Edipo komplekso sprendimą. Tuo tarpu kitos psichoanalizės jau mokyklos vėlimesnės, ypač pamažu tą akcentą traukia vis labiau į ankstyvąją raidą, į ankstyvąją pradžią, kol, pavyzdžiui, prisirišimo teorija bei psichoanalizė ėmė teikti išvis, jog nesąmoningasis tas kūdikystės tarpsnis yra vienas svarbiausių asmenybės raidai ir psichikos funkcionavimui, bet kiti psichoanalitikai kaip tik traukia į vis vėlyvesnėmis laikotarpius, irgi parodydami jų svorį ir reikšmę. Pats Freudas, jo idėjos apie infantilų seksualumą susidūrė tuo metu su ypač stipriu visuomenės atmetimu. Viena vertus tai atsitiko dėl to, kad Freudo seksualumo sąvoka seksualumo jis vartojo žymiai platesnė prasme negu bendrinėje kalboje. Kita vertus, parodė jis visuomeniai tuos reiškinius, kuriuos ši labai sėkmingai ignoravo. Tai pavyzdžiui, infantilus seksualinis patyrimas išstumiamas į pasąmonę ir jo suvokimas sukelia cenzūros pasipriešinimą, prisiminti tai. Kartu tai reiškia, tai paaiškina, kodėl ta visuomenė tai priešinas, tai paaiškina naivų to meto visuomenės tikėjimą, kad žmogaus kūnas, mąstymas, kiti psichologiniai sugebėjimai vystosi, o seksualumas tiesiog randasi iš niekur. Ir tik tada, kai tam ateina visuomeniai priimtinas laikas. Čia tokia karikatūra šiek tiek pailsėjimui. Ir toliau mes šnekam apie prenatalinę raidą. Freudas pats apie tai mažai šnekėjo, bet apie tai vis tiek būtina atsižvelgti. Kūdikis pirmiausia reikia pasakyti, kad ateina į pasaulį, nuo kurio absoliučiai yra priklausomas. Kūdikis gimsta nesąmoningume, bet yra tarsi pasiruošęs gauti pasitenkinimą. Sąmonės nėra, jie atsiranda vėliau iš nesąmoningo į pasąmonės pasaulio. Instinktai yra grinai biologiniai.
kūdikis neturi ryšio su mama, yra tik specifinis daugiau toks fiziologinio pagrindo bendravimas tarp vaiko ir motinos. Nors reikia pabrėžti, kad taip ne visi šnekėjo. Balentas kaip tik prieštarauja, jisai sako, kad kūdikis jau gimsta ryšiu su motina. Bet kaip sakiau, pradžioje mes daugiau šnekam apie tai, ką kalbėjo ir kaip suvokė tai Freudas, o ne vėlesni psichoanalitikai. O čia mes šiek tiek į viršų paėjom. Taigi, toliau dar šnekant apie prenatalinę raidą. Vystydamasis žmogus palaipsniui įgyja gebėjimą valdyti savo tą pasąmoningą prigimtį ir vaiko kūdikio integracijos procesas yra nevienalytis. Integracija patyrimo vyksta nevienodų greičių ir intervalų. Ir kūdikis gimsta su tam tikromis įgimtomis konstitucijomis, bet jų išsivystymą lemia vidiniai ir išoriniai faktoriai. Motinos nėštumas yra predispozicija vaiko tom konstitucijom. Vaisius, jo kokybė labai priklauso nuo mamos nusiteikimo, savijautos, elgsenos nėštumo metu. Raidai įtakos turi ne tik biologiniai dalykai, bet ir socialiniai dalykai, santykiai. Vaiko kognityvinė raida, kokia yra vaiko socialinė ir kitokia aplinka, patirti šeimoje ir visuomenėje. Pavyzdžiui, Mahler teigia, vaiko fizinis gimimas ir psichologinis gimimas nesutampa. Dabar pagrindinės vaiko raidos idėjas Freudas suformulavo 1905 metų išspausdintuose savo straipsniuose 3 esė apie seksualumą. Apie tai mes kaip tik šnekėsim seminarų metu, jūs būsite jį perskaitę ir mes tada galėsim daugiau. Bet esminė vaiko raidos paskata jis laikė seksualinę varą, libido. Kadangi Freudas sukūrė asmenybės raidos koncepciją dar iki dvigubos varos teorijos suformulavimo, tai jis padarė po Pirmo pasaulinio karo, todėl jis kalbėjo tik apie libido vystymąsi ir visas vaiko raidos procesas dažniausiai vadinamas psichoseksualinės raidos arba varų socializacijos teorija. Psichosocialinės raidos teorija. Pagrindinis seksualinės varos poreikis būti patenkintai. Todėl ypatingą reikšmę įgyja tos kūno sritys, kurių dirginimas suteikia pasitenkinimą. Šias kūno dalis Freudas vadino erogeninėmis. Pavyzdžiui, alkis sukelia įtampą burnos zonoje. Vaikas pradeda čiulpimo judesius pirmiau nei burna susijungia su savo poreikio objektu. Motinos krūtimi ir taip patenkinamas alkio poreikis. Iki Edipus komplekso, ankstyvoji raida, galima čia vadinti, Freudas išskyrė 3 infantilaus seksualumo stadijas. Kiekvienai stadijai būdingi savi pasitenkinimo šaltiniai, jų raiškos formos ir pasitenkinimo būdai. Vaiko vystymosi etapus Freudas taip ir pavadino tų kūno vietų, iš kurių patiriamas didžiausias pasitenkinimas, bet čia akcentas didžiausias pasitenkinimas, lotyniškais vardais. Tai oralinė, analinė ir falinė stadijos, iki Edipo komplekso eina. Dažnai oralinis ir analinis tarpsniai vadinami prefaliniu arba pregenitaliniu seksualumu. Čia tokia schema šiek tiek, kaip matot, 1, 2, 3, 4, 5 tos stadijos, oralinė, analinė, falinė, tada Edipo komplekso sprendimas, o toliau eina latentinė, tokia kaip miegojimo, ir genetalinė stadija, kur jau brandaus seksualumo. Dabar šiek tiek apie infantilų seksualumą, kuris yra susijęs su tuo. Nuo suaugusio seksualumo vaiko seksualumas skiriasi keliais 3 dalykais, tiksliau ne keliais, o 3 dalykais. Tai pirmas dalykas, kad tai jis yra autoerotiškas, pasitenkinimas, įtampos sumažinimas, nesiekiant seksualinių tikslų. Toliau potraukių šaltinis sritys dominuoja ne genitalijos. Kiekvienoje vystymosi stadijoje vaikas susiduria su konfliktais tarp pasąmoningų troškimų ir sąmoningo psichinio aktyvumo. Ir kiekvienos vėlesnės asmenybės vystymosi stadijos eiga dideliu mastu priklauso nuo to, kaip praėjo ankstesnės stadijos. Kokios fiksacijos susiformavo, kiek liko energijos susietos su neįspręstais infantiliais pasąmoningais konfliktais. Tai kaip matot, Freudo teorija yra susijusi tame, kad viena stadija susijusi su kita lemia vėlesnės stadijos vystymas. Ir jeigu pažeidimas kažkoks padarytas, tai pataisymai galimi, bet liekamieji reiškiniai lieka. Dabar pradėkim tada nuo oralinės stadijos. Kaip mato, toks linksmas paveiksliukas apie pačią vystymosi pradžią. Taigi,
Tai yra pirmasis psichoseksualinės raidos etapas, jis pavadintas oraliniu, nes jo metu kūdikis, reikia pabrėžti, kūdikis dar ne vaikas, siekia gauti ir gauna didžiausią malonumą, kuomet dirginamos jo lūpos, burnos ir gomurio gleivinė. Šią stadiją šiaip pradžioj Freudas dar vadino kanibalistinė. Pagrindinis varos patenkinimas ir jo raiškos būdai koncentruojama aplink burną, lūpas, liežuvį ir kitus organus susijusius su maitinimus. Malonumas po valgymo iš principo tai ir šiaip yra panašus į orgazmą. Ir oralinį patyrimą sudaro alkio, troškulio, rijimo, čiurpimo pojūčiai bei lūpų dirginimas. Šiuo laikotarpiu šiaip visas mažo vaiko kūnas iš principo yra paviršius, kūno paviršius, yra erotizuotas ir kaip yra toks erotinio pasitenkinimo šaltinis. Ta dalis šio laikotarpio varos patenkinimo vyksta per įvairius kartu šilumos ir lietimo pojūčius. Tad seksualinė vara gali būti patenkinama ir prisilietimais, ir kitais maloniais viso odos paviršiaus pojūčiais. Šis etapas, reikia pažymėti, kad trunka nuo gimimo iki maždaug metų ir šiek tiek 14 mėnesių, 1,5 metų, arba kai vaikas baigiamas maitinti krūtimi, buteliuku ir bandoma sodinti ant puoduko. Objektas paprastai yra motinos krūtis ir pienas, patenkinantys tą vaisto poreikį ir oralinę varą. Varos tikslas oralinėje fazėje yra inkorporacija maisto ir ne tik maisto, ne tik fizinė prasme, bet ir psichologinė prasme. Pirmaisiais gyvenimo mėnesiais seksualinė vara per maisto poreikį yra susipynusi, persipynusi ir su savisaugos vara. Laikui bėgant oralinė seksualinė vara atsiskiria nuo savisaugos varos ir gali būti patenkinama autoerotiškai, pavyzdžiui, čiulpiant nykštį. Kaip matot, tada vaikas kaip ir maisto negauna, bet pasitenkinimas ir nusiraminimas gali įvykti. Dabar stadijos pradžioje vaikas demonstruoja pasitenkinimą čiulpdamas, o vėliau kandžiodamas jau išdykus dantukams arba verkimu lydimų primityvių fantazijų apie kandžiojimą, sunaikinimą ir virškinimą buvimų. Burna tuo metu tampa pagrindinė varos energijos iškrovos vieta, siekiant tiek seksualinio pasitenkinimo, tiek jau agresijos iškrovos. Čia jau ta dalis, kuri ateina jau su vėliavesniais patyrimais Freudo apie agresijos dalykus ir ne tik Freudo. Kiek vėliau šitą oralinę stadiją Abrahamas, irgi toks psichoanalitikas, Freudo vienmetis, jis padalino į 2 dalis ir gana teisingai. Ir pirmai daliai kaip tik buvo paliktas oralinės stadijos pavadinimas, kiti autoriai dar ją vadino čiulpimo stadija. Vaiko santykis su objektu yra tada pasyvus, įsiurbiamasis, jo požymiai yra tiesiog čiulpimo veiksmas. O antrąją fazę, jau pusfazę, pofazę galbūt pavadino oralinę sadistinę stadiją. Ir pagrindinis elementas čia jau yra pradėję dygti vaiko dantis. Ir ne tik čiulpimo, bet ir kandimo bei kramtymo potyrių keliamas malonumas. Pagrindinis agresijos reiškimosi būdas yra išspjovimas, o išdygus dantims taip pat ir įkandimas. Šis etapas reiškia naujo malonumo šaltinio, pasisavinamo objekto suardymo ar sugriovimo atradimą. Tai yra įrodo ir agresyviosios varos raišką kūdikystėje. Ši fazė pasižymi aktyvia tokia inkorporacija. Reiškiasi graužimu ir troškimu sunaikinti objektą. Šios fazės metu vaikas kreipia ir libido, ir agresiją į tą patį objektą, paprastai motinos krūtį, ir vėliavesni ten tiek Lein, tiek Mahler ir visi kiti šnekėjo apie skelimą vaiko sąmonėje, pasąmonėje, kai yra geroji ir blogoji krūtis tam, kad išlaikyti tai. Ir tada atsiranda santykiai su objektu, būdinga ta ambivalencija, kurioje jisai turi išbūti. Šie 2 ankstyviausios kūdikystės laikotarpiai buvo laikomi 2 skirtingų oralinio tipo charakterių susiformavimo priežastimi. Pavyzdžiui, oraliniai optimistai ir oraliniai pesimistai. Sėkmingas oralinės stadijos uždavinių sprendimas sudaro pagrindą tokiam sugebėjimui žmogui gauti iš kitų arba atsisakyti ko nors nepatyrus didelės priklausomybės ir pavydo. Šioje stadijoje formuojasi pasitikėjimo kitais ir savimi jausmai, ima vystyti saugumo poreikis. Motinos čia vaidmuo labai svarbus. Pagal objektinių santykių teoriją vaikas išgyvena mamos netekimą kaip didžiausią traumą, kokią tik jis gali pakelti.
Pirmais mėnesiais kūdikis patiria alkį ir frustraciją, kai jis negauna krūties. Apskritai, pradžioje vaikas nemato mamos, yra tik krūtis. Ta įtampa priverčia kūdikį palaipsniui suvokti, kad yra išorinis pasaulis, kai jis negauna krūties, negauna mamos maisto. Kad yra išorinis pasaulis ir tada jis suvokia, kad yra jis ir yra kažkas ne jis. Tai pirmasis toks psichologinis vaiko suvokimas, kad yra objektas, kuris ir suteikia įtampos sumažėjimą per maistą. Tada ir ima jau pradėtis formuotis ego užuomenos, ego, kuris stebi pasaulį, mato pasaulį. Vėliau mama tampa kūdikio pirmų meilės objektų, nes jinai patenkina maitinimosi poreikį ir todėl yra erotinio pasitenkinimo šaltinis. Jei ryšys su motina geras, tai per pirmus metus kūdikis suformuos bazinį pasitikėjimą, kuris išliks jau visą jo gyvenimą po to. Ana Freud kartu šnekėjo, kad nerimas čia kertinė sąvoka skatinanti ego raidą. Melanie Klein, ji kaip tik šnekėjo kitaip, kad nerimas kaip tik šitoje stadijoje kaip tik stabdo ego raidą. Ir jinai dar kartu šnekėjo, kad pas vaiką agresija yra įgimta nuo mažens. Nu kągi, dabar perinam prie kitos stadijos, taip pačiai įdomios, linksmos tokios, bet kartu ir daug agresijos turinčios. Tai analinės stadijos. Čia paveiksliukas šiek tiek. Ir kągi apie analinę stadiją galim pasakyti. Antrasis psichoseksualinės raidos etapas buvo pavadintas analiniu, nes didžiausias vaiko dėmesys tuo metu kaip tik susitelkamas į tuštinimo procesą ir su juo susijusios problemas. Tuo metu vaiko ypatingo susidomėjimo objektas yra tuštinimo arba išmatų šalinimo veikla. O išeinamosios angos sritis ir pačios išmatos ir virsta erogeninė zona. Freudas šią fazę dar vadino analinę sadistinę, nes tuo metu ypač padaugėja agresyvaus vaiko elgesio apraiškų. Tačiau kiti autoriai linkę tai laikyti natūralia vaiko reakcija į vis stiprėjantį aplinkinio pasaulio pasipriešinimą vis didėjantiems vaiko norams ir norą šiek tiek vaiką tą valdyti. Aišku, ir vaiko didėjančią galią priešintis pasauliui, jo savarankiškumo didėjimą. Dabar analinė stadija trunka tiek pat, kiek ir oralinė, maždaug nuo metų 1,5 iki 2 metų, 3 metukų kažkur kūdikio gyvenimo. Ir jinai prasideda po traumos, kai vaikas atjunkomas nuo krūties ir bandoma sodinti ant puoduko. Aišku, šiais laikais, kai mes šnekam apie pampersus ir visą kitą, ta stadija gali turėti labai didžiulę poslinkius ir įtakas. Aš dar nežinau, šiaip reikėtų galbūt pagalvoti, galbūt ir mūsų diskusija, kaip mūsų vystymasis technologija galėjo paveikti ir pakeisti šitą netgi stadiją. Tai bet kaip šnekėjo Freudas, tuo metu, kaip sodinant ant puoduko, bandoma mokinti, kad bet kur ir bet kada negalima daryti tai, ką tu nori. Tai yra, taip sakant, kakoti visur, kur tik nori, negali. Ir ta stadija baigėsi tuo, kai ima klausti vaikas, iš kur aš atsiradau. Kai ima žiūrėti, kokia jo lytis, lyginti su bendraamžiais, ką aš turiu, ką tu turi. Dabar analinėje stadijoje analinis erotizmas pasireiškia kaip tuštinimosi kontrolės malonumas. Ir kartu savo pirmosios dovanos, nes fekalė yra pirmoji dovana, kuri pateikiama tėvams, aišku, pirmiausia mamai, nes vis tiek dar lieka tas diadinis toks ryšys, mama ir vaikas. Pagrindiniai pasitenkinimo išgyvenimai susiję su tuštinimosi dalykais, o agresyvumas išreiškiamas čia tokių teršimų bei tuštinimosi sulaikymų. Taigi malonus ir nemalonus pojūčiai susiję, galima sakyti, su žarnyno veikla. Agresyviosios varos reiškimasis nėra tiek glaudžiai susietas su atitinkamomis kūno dalimis, kaip kad seksualinė vara reiškiasi ir kitais mažiau diferencijuotais pavidalais. Šiuo periodu dažnai pastebimas vaiko sadistinės tendencijos. Jos reiškiasi mėginimu sunaikinti objektus ir dominuoti aplinkoje. Vaiko artėjant prie 2 metų pasireiškia dar ir naujas neurofiziologinio vystymosi pasiekimas. Tai yra gebėjimas kontroliuoti sfinkterius, ypač analinę išskyrimo funkciją. Vaikas ima valingai kontroliuoti tuštinimas ir tuo metu irgi patiria žiauriai didžiulį malonumą nuo to. Tai ir nulėmė irgi labai analinę fazę. Tuo metu kaip tik prasideda nuolatinės kovos ir konfliktai tarp vaiko ir tėvų. Ypač aiškiai matomi tualetinių įgūdžių ugdymo sferoje. To rezultatas
aišku, iš baimės prarasti meilės objektą, čia yra analumo tokia tragedija, vaikas ima adaptuoti savo funkciją ir paklūsta mamos reikalavimams tuštintis tada, kada ji nori, o ne tada, kada aš noriu. Kartu vaikas valdo mamą per kada darys. Jisai gali frustruoti mamą už savo frustraciją, dėl ko pradeda atsirasti kaltės jausmas kaip toks. Ir atsimenu, turbūt visi galbūt prisimenat arba žinot, analinė fazė, tai čia yra tada kakosiu pagal tai, kaip tėvai liepia, arba kaip tik kakosiu kelnes, kai tėvai liepia nekakoti. Taigi, analinė fazė, perėjimas į šią fazę gali labai išgąsdinti vaiką. Šis vaiko gyvenimo tarpsnis susijęs su ryškiomis permainomis, nes jis ima suprasti, gali sukurti kažką, kas labai labai rūpi jo tėvams, tai yra išmatas, fekalijas. Fekalijos tai, ką vaikas sukuria. Taip gimsta jo vertė iš jo paties. Tam tikra prasme tas jausmas toks, kad kažkas gimsta iš manęs. Todėl sustiprėjo jo ir narcistiniai potyriai. Vaikas gerisi savimi, tai, ką jis padaro, tai jo pirma dovana, kaip šnekėta mamai. Aplink šį vaiko produktą tada ima suktis gana svarbus įvykiai. Jeigu vaikas pasituština ten ir tada, kur ir kai to nori tėvai, o ne jis pats, jis yra giriamas, juo džiaugiamasi, taip tarsi jis būtų tėvus gausiai apdovanojęs. Jei vaikas pasituština prieš tėvų norą, nelaiku, tėvai būna nepatenkinti, suirzę ir net supyksta ir vaikas tai mato. Šios tėvų reakcijos verčia vaiką išmokti sulaikyti savo fiziologinį norą. Tuštintis ne tuomet, kai jam to norisi, bet tada, kai tą leidžia tėvai. Jis mokosi pakentėti, kitaip sakant, atidėti tam tikrą malonumo potyrį. Ir čia atsiranda realybės principas, tai yra vadovavimasis ne malonumo principu, o realybės principu. Įsijungia realybė, tikrovė, įvertinimą, elgesį, kartu mokomasi atidėti, pakentėti. Čia pradžia. Be to, vaikas ima siekti pasitenkinimo ne tik fiziologiniais procesais, bet ir socialiniais stimulais. Teigiama emocinė tėvų reakcija. Šioje stadijoje kartu didėja agresyvaus vaiko elgesio apraiškų. Tai kaip natūrali vaiko reakcija į tą stiprėjantį pasaulio pasipriešinimą ir reikalavimus. Tuo metu išmokstama vaikščioti, kalbėti, vyksta pasaulio toks užkariavimas. Tad turime realią nepriklausomumo išraišką. Kitaip nei oralinėje fazėje, kur nepriklausomybė yra tik per autoerotizmą. Vaikas čia daug aktyvesnis, nes jau nebe taip priklausomas nuo mamos malonės. Vyksta tada ir atitolimas nuo mamos, užliejimus į panašius į save. Vystosi motorika, kognityviniai sugebėjimai, jau kaip šnekėta, kalba tobulėja, simbolinis mąstymas atsiranda, vystosi. Jis vaikas nori ne tik mėgdžioti, bet ir būti panašus, čia toks emocinis faktorius. Aišku, dar iki 2 metų vaikas nejaučia gėdos. Problemų šiame etape gali kilti, jeigu švaros įgūdžiai ugdomi ypač griežtai, negailestingai arba per anksti. Taip pat, jei per didelis malonumo jausmas susijęs su tuštinimosi procesu, kai vaikas perdėtai giriamas už savo tą kūrybą. Dėl to, kai kurie vaikai jau analinėme periode nenori atiduoti savo išmatų tėvams. Ypač ilgai sėdė ant puoduko ir nepasituština, o pasituština vos nukelti nuo jo. Kartu analinėje stadijoje irgi ambivalencija vystosi toliau. Ambivalencija dominuoja. Dominuoja priešprieša su pasyvumu ir aktyvumu, vyriška ir moteriška. Vaiko ryšys su tėvais irgi tampa ambivalentiškas. Pasitenkinimas iš 2 procesų irgi. Kai tuštinasi ir kai sulaiko. Ir šioje stadijoje išmatos įgauna tą libidinę energiją. Iš čia irgi ateina ambivalentiškumas. Dabar analume ypač išsaugomas ryšys su objektu, bet abudu yra jau atskiri. Juos sieja funkcinis ryšys, čia yra analinės fazės bruožas. Vyksta atsiskirimas nuo savo produkto, kas yra mano valioje, kada aš tą produktą skirsiu, pasauliui irgi. Ir analume sprendžiama, ar eis į neurotinį lygmenį, ar liks arčiau tokio psichotinio lygmens žmogus. Tuštinimo suvokimas irgi kaip sadistinis toks aktas gali būti suprantamas. Vėliau tas sadizmo pasireiškimas stipriau tampa tarpasmeninis.
pasireiškimas tampa tarpasmeninis komponentas. Taip suvokiama galimybė valdyti aplinką, patenkinant ar ne tėvų reikalavimus. Pastebima, kad agresija pasireiškia plačiai. Jos fokusas nėra toks aiškus, kad galima būtų tvirtinti, jog tai tik tuštinimosi ar šlapinimosi sulaikymas. Analinėje stadijoje ypač suintensyvėja agresyvus varos aspektas, kuris yra visada sumišęs ir su libidiniais elementais. Tai persidengia. Pastebima, kad agresija pasireiškia plačiai, jos fokusas nėra toks aiškus, kad galima būtų tvirtinti, jog tai tik tuštinimosi ar šlapinimosi sulaikymas. Analinis sadizmas lemia, kad išmatų šalinimas jaučiamas kaip galingas ir destruktyvus ginklas. Vaikai susikuria daug fantazijų apie bombardavimą, sprogimus ar kitokį naikinimą. Sadistiniai impulsai rodo, kad vaiko psichinio aktyvumo pokytį, perėjimą nuo pasyvaus gavimo poreikio prie veiklos. Tai kovos dėl atsiskyrimo, individualizacijos ir nepriklausomybės laikotarpis. Pagrindinis analinės raidos stadijos pasiekimas tam tikros nepriklausomybės nuo tėvų ir kontrolės pajutimas. Sugebėjimus užlaikyti agresiją irgi analinėje fazėje esminis pasiekimas. Jei analinės stadijos uždaviniai sprendžiami sėkmingai, formuojasi asmenybės autonomijos pagrindas ir gebėjimas be kaltės jausmo rodyti iniciatyvą, o nepriklausomo elgesio netrikdo didelė gėda ir abejonės. Jeigu vis tik vaikui nepavyksta įtvirtinti kontrolės patyrimų, jis jaučia gėdą ir nepasitenkinimą savimi. Įnirtingos kovos su tėvais gali išugdyti užsispyrusį ir šykštų charakterį. Vaikas tarsi atsisako atiduoti savo vertybę fekalijas tėvų reikalaujant tėvams. Toliau analinėje fazėje tėtis irgi jau pradeda ateiti į areną, ypač su socialiniais žaidimais. Tėtis kaip tik išveda vaiką į socialinį pasaulį. Tėtis tampa labai svarbus, ypač jei yra 2 vaikai kartu tenai tada, nes tėtis reikalingas, kad užsiimti vyresnių vaikų, kol mama gimdo ir rūpinasi jaunėliu. Abrahamas irgi įvedė vėl čia 2 pofazės, ankstyvosios ir vėlyvosios analinės sadistinės stadijos. Pofazės tokias. Pirmoje fazėje malonūs erotiniai potyriai siejami su vidurių ištuštinimu, o sadistinis elementas reiškiasi objekto atmetimu ir naikinimu. O antroje fazėje analinis erotizmas reiškiasi fekalijų sulaikymu, sadistinis atsiskleidžia kontrolės ir užsispyrimo jausmais. Analiniai malonumai, kitaip nei oraliniai, mūsų kultūroje šiaip tai nėra toleruojami, todėl suaugusių elgesyje retai matome tiesioginę analinių fiksacijų raišką. Dažniau susidurime su tokiu užmaskuotų jų pavidalu arba žmogaus pastangomis joms atsiskirti. Žmogus, kuriam būdinga analinė fiksacija, priverstas visą laiką grumti su poreikiu sukelti siaubingą netvarką, priteršti. Dėl psichologinio gynybinio poveikio regime priešingas tendencijas pas tokį žmogų, suaugusį. Arba tvarkingumą, metodiškumą, smulkmeniškumą, bet kartu su užsispyrimu bei taupumu. Lengvai galime atpažinti švarų, tvarkingą, pedantišką, save ir kitus kontroliuojantį biurokratą tame. Nors ir pats Freudas ir vėlesni psichoanalitikai taip supaprastinti nebevertino ryšio tarp instinktyvių varų ir charakterio formavimos, kaip ką tik šnekėjau. Bet čia vėliau. Jei analinės stadijos gynybos nepakankamai veiksmingos, pasireiškia ambivalentiškumas, netvarkingumas, įsiūčio protrūkiai ir sadomazochistinės tendencijos. Daugiausia analinių psichologinių gynybų, aišku, sutinkame obsesinių kompulsinių sutrikimų atvejais. Freudas savo 3 esė irgi kalbėjo, šitą fazę stadiją retai šnekama, jinai inkorporuojama dažniausiai į prieš tai buvusią stadiją, tai yra taip vadinama uteralinė stadija. Pats Freudas ir kai kurie varų teorijos šalininkai tarp analinės ir falinės stadijų išskiria šitą tarpinę psichoseksualinę vystymosi stadiją, utetralinę. Palaukit, vis tik uteralinė, o ne utetralinė. Štai yra šlaplės. Jis siejama su malonumu, kurį sukelia šlapinimasis ir šlapinimosi kontrolės įvaldymas.
Šie pasiekimai teikia vaikui pasididžiavimo ir kompetencijos potyrį. Kadangi berniukai ir mergaitė šlapinasi skirtingai, tai čia svarbus jau pasidaro ir lytinio identiteto formavimosi pirminiai žingsniai. Mergaitėms va čia irgi jie gali tapti varpos pavydo šaltinių pradžia jau, nes jos pastebi, kad ir berniukai, ir mergaitė šiaip pastebėjau skirtumą. Dažniausiai toks aktyvumas nelabai pastebimas šalia jau prasidedančio falinės stadijos erotizmo, va dėl to ta stadija tokia. Tai va, bet uteralinės kontrolės nepakankamumas anurizės atvejais gali paskatinti regresiją prie analinių konfliktų. Su uteralinė fiksacija siejami sustiprėjęs konkurencijos polinkis ir ambicingumas turintys kompensuoti kontrolės nepakankamumą. Uteralinės fiksacijos problemos taip pat siejamos su kontrolės patyrimu ir gėdos jausmu. Bet čia taip trumpai apie šitą fazę. Pagrindinė tai fazė vis tik, apie kurią Freudas rašė, tai dabar mes šnekam apie falinę stadiją. Tai yra trečioji psichoseksualinio vystymosi stadija. Prasideda, kai vaikas aiškiai suvokia savo lytį, lytinius vaidmenis ir atranda naują malonumą teikiantį sritį, lytinius organus. Tai atsitinka apie 3-4 gyvenimo metus, kai vaikas ypač ima domėtis aktyviai savo bei priešingos lyties genitalijomis, tyrinėja tos srities teikiamus pojūčius, ima masturbuotis. Stadija baigėsi maždaug apie 5-6 gyvenimo metų pabaigą. Ir šioje stadijoje vaiko lytiniai organai tampa jo pagrindinė erogeninė zona. Taigi, kai vaikai sužino apie savo kitų vaikų ir savo tėvų kūnus, taip jie patenkina savo fizinį smalsumą, nusirenginėdami ir tyrinėdami save, vienas kitą ir savo lytinius organus, taip sužinodami anatominius skirtumus tarp vyrų ir moterų ir lyčių skirtumus tarp berniukų ir mergaičių. Šią raidos fazę pats Freudas pradžioje pavadino infantilia genitaline organizacija, bet vėliau pervadino į falinę stadiją, nes savo raidos teorijoje daugiau dėmesio skiria berniukams nei mergaitėms. Nors jis buvo įsitikinęs šios fazės universalumų lyties atžvilgiu. Abiejų lyčių vaikai labiausiai domisi varpa ir jos ypatumais. Malonumo šaltinių ir vaiko susidomėjimo objektų kaip tik tada ir tampa lyties organai, berniukams tai varpa, o mergaitėms tai klitorius. Svarbu paminėti, kad infantilus seksualinis malonumas nėra tas pats, kas suaugusių seksualinio santykio metu patiriamas orgazmas. Vaikas tiesiog domisi šia sritimi. Jam malonu liesti lyties organus, juos apžiūrinėti. Ir tai yra nekalta. Galbūt dėl to, aišku, Freudas buvo labai daug gavo pasipriešinimo iš visuomenės. Nes tai buvo tarsi susieta į vieną, bet taip nėra. Falinės stadijos užduotis – integruoti visų ankstesnių psichoseksualinės raidos stadijų pasiekimus į vyraujančią lytinę orientaciją. Freudas manė, kad pagrindiniai charakterio bruožai susiformuoja apie 5-6 metus, kai sprendžiamas faliniai vystymosi stadijai būdingas tas edipinis konfliktas ir susiformuoja superego, vidinis varų kontrolės mechanizmas, pagrįstas identifikacija su tėviškomis figūromis. Šioje stadijoje formuojasi seksualinės tapatybės jausmas, leidimas domėti kuo nors be kaltės jausmo ir savo vidinių psichinių procesų kontrolės patyrimas. Nukrypimai nuo normos, susiformuojantis falinėje psichoseksualinio vystymo stadijoje, yra labai įvairūs, jie sudaro visų neurozinių sutrikimų pagrindą. Toliau šnekant apie šitą fazę, stadiją, intensyvūs konfliktiški jausmai verčia vaiką vadovautis jau daugiau ne malonumo, bet realybės principų. Tai Freudo nuomonė reiškia vaiko subrendimą ir galutinį asmenybės struktūros susiformavimą. Nes tuomet kaip tik šitoje stadijoje ir baigia formuotis, susidaro 3 pagrindinės tos asmenybės dalys – ego, id ir superego.
Šis vaiko raidos etapas pasižymi dar ir tuo, kad jo metu turėtų pradėti veikti patys brandžiausi gynybos mechanizmai – išstūmimas, atvirkštinė reakcija, sublimacija. Ir vaikas turėtų imti palaipsniui vadovautis jau ne tėvų leidimais ir draudimais, bet tam tikra prasme integruota, nors ir dar tokia tik pradžia, integruota nuosava vertybių sistema, jau superego pradėtų funkcionuoti. Freudo nuomonė, būtent šioje raidos fazėje susiformuoja pagrindinis vyrų nerimo ir baimų šaltinis – kastracijos baimė arba kastracijos kompleksas, dėl ko jie pradeda elgtis atitinkamai kaip visuomenė reikalauja. Falinėje stadijoje agresija pasireiškia per vaizduotę ir žaidimus su ginklais bei durinčiais objektais, bent jau pas berniukus. Kartu šioje stadijoje Freudas išskyrė 2 etapus. Iki edipinį, pagrindinis tikslas suvokti savo lytį, pradėti vertinti kūną, jo teikiamus malonumus, susiformuoti lytinį tapatumą. Ir edipinį, galutinai suformuoja asmenybės struktūrą, nes tuo metu vaikas turi prisitaikyti prie esminių suaugusių pasaulio reikalavimų, susitaikyti su incesto tabu ir išmokti pilnai vadovautis realybės principų. Visi šie sudėtingi vaiko asmenybės pokyčiai įvyksta dėl daugelio procesų, kurie Freudo buvo pavadinti kaip tik Edipo kompleksu. Taigi, pradėkim šnekėti tada apie falinės stadijos pagrindinį centrinį dalyką, tai Edipo kompleksą. Aš įdėjau šiek tiek vėlesnį autoriai, šnekėjau ir apie elektros kompleksą, mergaitėm būdinga, tai čia įdėsiu ir ar tai yra tas pats, ar tai yra skirtingi dalykai, mes galėsim pasišnekėti, padiskutuoti vėliau. Bet pirmiausia, aišku, pradėkim nuo Edipo komplekso. Kaip matot, čia yra paveiksliukas iš senovės Graikijos, Edipas bandantis įspręsti Sfinkso mįslę, Sfinksas, kuris moteriškos pavidalo. Keistas dar irgi dalykas man, kiek aš stebėjau ir žiūrėjau graikiškus paveikslų apie įvairius didvyrius, Edipas vienas iš nedaugelio didvyrių, kuris dažniausiai yra neginkluotas. Čia šiek tiek pasijuokti, jo kasta kaip mama ir Edipas, niekaip nenutrūkusi virkštelė. Čia nuotrauka Freudo dar jauno vaikino jaunuolio ir mamos. Ir Freudas Edipus komplekso teorinio vystymosi chronologiją gal pirmiausia peržvelkim. Pirmoji stadija tai 1897-1909. Edipus kompleksą Freudas atrado 1997 atlikdamas savianalizę. Tuo metu jis įsitikino, kad jo santykis su motina turėjo erotinį atspalvį ir sykiu jis jautė pavydų priešiškumą tėvui, nors sąmonės lygmenyje reiškia jam sūnišką meilę. Ta savianalizė ir tas supratimas kaip tik atsitiko po tėvo mirties 96 metais ir pasižiūrėjus Sofoklio spektaklį Edipas karalius, Oidipus Rex. Tada Freudas pradėjo savo praktikoje ir naudoti tą terminą Edipus. 97 metais Freudas rašė laiške: Aš atradau savyje pastovią meilę savo motinai ir pavydą tėvui. Dabar aš supratau, kad tai universalus įvykis ankstyvojoje vaikystėje. Antra stadija, tai 9 metai 14, pasiūlymas, kad edipinis troškimas yra visų neurozių branduolinis kompleksas. Esmė. Edipinis kompleksas pirmą kartą paminėtas 1910 metais. Trečia stadija 14-18, čia jisai šneka apie tėvišką ir motinišką incestą. Toliau ketvirta stadija 19-26, jis išbaigė Edipo komplekso supratimą, jo vėlesniuose darbuose išryškėja identifikacijos ir biseksualumo konceptai. Toliau penkta stadija 26-31 metai, pritaiko edipinę teoriją religijos ir papročių supratimui. Ir paskutinė stadija nuo 31 iki 38 iki Freudo, jau paskutinių metų atranda ir aprašo moterišką požiūrį į Edipą ir negatyvų Edipo kompleksą. O vėliau ir, kaip ir jis pradeda šnekėti, irgi apie tai, ką įveda Jungas, šiaip tai elektros kompleksą. Taigi Edipus kompleksas. Tai yra trečiosios
falinės vystymosi stadijos dalykas, ypatingas tuo, kad čia sprendžiamas, toje stadijoje ir ypatinga tuo, kad čia sprendžiamas tas Edipo kompleksas, jis mergaitėms ir berniukams pasireiškia skirtingai, todėl literatūroje prašančioje falinę mergaičių, vėliau vystymosi stadiją, galima sutikti ir tokį terminą kaip elektros kompleksas, nors aš būčiau labiau linkęs vis tik moteriškas Edipo kompleksas turbūt, nes tai ne tas pats ir mes, kai šnekėsim apie mitus, tai irgi pamatysim, kad šiek tiek skirtingi dalykai pagal mane. Dabar, jeigu šnekant apie Edipo kompleksą, tai Freudas knygoje apie sapnų interpretavimą pabrėžė, kad edipinis troškimas yra universalus psichologinis, prigimtinis filogenetinis fenomenas, pasireiškintis visiems žmonėms. Kas beje, jau šiuolaikinėje psichoanalizėje yra abejonių tokių, kad galbūt ir ne. Nors ir gali įgyti skirtingus pavidalus, kurie priklauso nuo skirtingos šeimos struktūros, tam tikroje visuomenėje ir kartu nesąmoningos kalties priežastis. Taip pat Freudas rašo dar toks įdomus diskursas irgi šiek tiek apie pjesę Hamletą, kad jinai turi tą patį bendrą vardiklį kaip ir Edipus karalius. Bet akivaizdus ir skirtumas tarp šių dviejų pjesių. Edipe karaliuje slaptas vaiko troškimas pasirodo atvirai ir realizuojamas taip, kaip to trokštama svajonėse. O Hamlete tai ir taip ir lieka represuota. Ir tik neurozės atveju galima suvokti apie jo egzistavimą iš nuslopintų pasekmių. Dabar psichoanalitinės teorijos konceptas, sukurtas Zigmundo Freudo 10 metais, gali paaiškinti neurozės kilmės vaikystėje šaknis. Edipo kompleksas apibrėžiamas kaip berniuko vaiko nesąmoningas troškimas išskirtinės motinos meilės. Šis troškimas apima ir pavydą tėvui, bei nesąmoningą tėvo mirties troškimą ir nesąmoningą seksualinės sueities su motina troškimą. Vėliau Freudas siūlė Edipo kompleksas, kad Edipo kompleksas yra troškimas ir vyriško ir moteriško gimdytojo. Ir kad berniukai ir mergaitės patiria kompleksą skirtingai. Berniukai kastracijos nerimo forma, o mergaitės penio pavydo forma. Taigi, jeigu taip apibendrinant, tai Edipo kompleksas tai yra vaiko identifikacija su tos pačios lyties tėvu. Ir sėkmingas šio komplekso sprendimas ir yra identifikacija su tos pačios lyties tėvu. Nesėkmingas komplekso sprendimas, vedantis į charakterio irgi problemas ir neurozę, gali vesti į neurozę, kaip aš sakiau, ir netgi į perversijas irgi. Dabar kompleksas ima reikštis tarp 3 ir 5 gyvenimo metų, kitaip sakant, tame vėlyvosios analinės ir tarpe vėlyvosios analinės ir falinės stadijų. Edipo kompleksas turi lemiamą reikšmę asmenybės formavimuisi ir būtinas vaiko psichoseksualinio vystymosi etapas. Taip pat kompleksas kaip psichoanalitinės teorijos konceptas paaiškina tam tikras vaikiškų neurozių ištakas. Kiekvienos neurozės branduolys yra tai, kad Edipo kompleksas ne iki galo išsisprendęs. Edipinės situacijos sprendimas padeda formuoti svarbioms asmenybės identifikacijoms, kurios dideliu mastu lemia asmenybės reakcijas ir elgesį triadinių santykių sferoje. Kompleksas tai yra būtina vaiko psichoseksualinio vystymosi stadija, dar kartą noriu pabrėžti, ir falinės stadijos metu berniuko lemiamas psichoseksualinis patyrimas yra Edipo kompleksas, jis trunka nuo 3 iki 6 metų, tai sūnaus tėvo varžymasis už motinos turėjimą. Kartu tuo pačiu metu formuojasi libido ir ego irgi dar vis. Savo hipotezį iliustruoti Freudas kaip tik pasirinko Edipą, kuris nežinodamas pamilo ir vedė savo motiną ir nužudė tėvą. Ir Elektrą, kuriai teko panašus likimas pamilti tėvą ir nužudyti motiną. Kiek tai yra realu, mes jau šnekėjom arba šnekėsim dar apie tai mituose. Dabar šiek tiek, jeigu šnekant apie mitus, čia toks įvadas trupučiuką, tai klausimas, ar tai yra Edipus ar Edipais. Tai Robertas Greivas ir kiti tyrinėja teigia, kad ankstyvajame mite Edipus buvo vadinamas Edipais, tai yra ištvinusios jūros vaikas, išvertus. Jis tai buvo pavadintas dėl to, kad kaip jo bandė atsikratyti tėvai.
Tai yra įdėti į krepšį ir įmesti į okeaną, į jūrą. Bet dėl to kilo tas pavadinimas. Ir kaip matot, mitas apie vaiko išmetimą į jūrą ar upę yra labai šiaip paplitęs tarp įvairių tautų. Tai ir mitai apie Persėjų, Telepusą, Dionizą, Romulą ir Remą bei Mozę. Ir einant šimtmečiams Graikijoje Edipais virto Edipus, tai yra ištinusios kojos, dėl istorijos susijusios su to vaiko palikimu ant Citerono kalno. Tai buvo įprasta, aišku, antikinėje Graikijoje taip atsikratyti nepageidaujamų vaikų, išmetant juos prie kalno. Bet manoma, kad kulkšnų perdurimas, atsiradimas namite šitos dalies, tai yra toks papildomas elementas pabrėžti, kad ir mito dramatiškumą, bet turbūt ir susiję kartu su, aš taip manyčiau, su kastraciniais dalykais irgi. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad mite Edipas padarė viską, ko jis stengiasi išvengti. Kad ir kaip, nuo likimo tarsi nepabėgs. Jis nužudė savo tėvą, vedė motiną, prakeikė savo sūnus ir sugriovė bent jau vienos iš savo dukterų Antigonės likimą. Dabar, jeigu taip šnekant apie Edipą patį, tai taip kaip pateikta minė, tai pats Edipas nuo neurozės ten tikrai nekenčia. Bent jau link Jokastos, kas link jos eina, kurią jis iš principo pažino tik būdamas suaugusiu, nes jo tėvai buvo kiti, kurie užaugino jį. Pats Freudas taip apibūdina Edipo charakterį. Jo likimas mūsų jaudina tik todėl, kad tai galėjo būti mūsų likimas. Nes orakulas išpranašavo dar prieš mums gimstant, tą pat kaip ir jam. Ko gero, mūsų visų likimas nukreipti savo pirmąjį seksualinį impulsą į motiną ir pirmąją neapykantą bei pirmąjį žmogžudišką norą į tėvą, prieš tėvą. Mūsų sapnai kaip tik tai ir įrodo, kad taip ir yra. Edipo kompleksas yra apibrėžiamas kaip vyriškos lyties vaiko išgyvenimų struktūra pirmiausia, kuriai būdinga tai, kad vaikas patiria nesąmoningus seksualinius troškimus, libido, būti išimtinai mylimas savo motinos ir turėti seksualinius santykius su ja. Kartu šis troškimas apima ir pavydą tėvui, bei nesąmoningą troškimą, kad tėvas mirtų arba būtų nužudytas, arba tas kitas troškimas kaip ir yra, kad nužudyti tėvą, kaip tai padarė Edipas. Tačiau pragmatiškasis ego, kuris tuo metu jau remiasi realybės principų savo veikloje, jisai žino, kad tėvas yra stipresnis nei berniukas kovoje dėl motinos. Nepaisant to, berniukas lieka ambivalentiškas dėl tėvo vietos šeimos struktūroje ir savo jausmų jam. Kompleksas taip sukelia stiprią, nesąmoningą kaltę. 3-4 metų berniuko seksualinis interesas nukrypsta į jo lytinį organą Edipo komplekse ir jo vaikiško seksualumo objektų tampa mama. Tai pirmą kartą pasireiškia berniuko vyriškumas. Jis siekia prisimti tėvo vaidmenį ir užimti jo vietą. Jo aspiracijų nerealistiškumas greitai paaiškėja ir jam pačiam. Jis ima bijoti, kad tėvas, kurį jis suvokia kaip labai galingą ir viską matantį, gali sužinoti apie jo fantazijas ir atkeršti jam, atimdamas iš jo tą kūno dalį, kuri jam dabar įdomiausia. Tokį išgyvenimą Freudas pavadino kastracijos nerimu. Gynyba nuo kastracijos nerimo verčia berniuką atsisakyti savo fantazijų apie motiną ir identifikuoti su tėvu. Tai yra interiorizuojami ir jaučiami kaip savasties dalis tėvo elgesio stereotipai ir vertybės. Edipo komplekso įveikimas atsisakius motinos ir susitapatinus save su tėvu yra svarbiausias sveikos psichikos brandos ir vyro tapatumo formavimosi atžvilgių. Atsikračius šio komplekso imama paisyti ribų, liaujamasi dėtis visagalių, pripažįstamas kartų ir lyčių skirtingumas. Tuo metu kaip tik vystosi libido ir ego, ir kompleksas yra lemiamas psichodinaminis patyrimas, formuojant diskretų seksualinį identitetą. Yra dvi kaip ir variantai tokie Edipo komplekso. Pozityvusis ir negatyvusis arba atvirkščiojo variantas. Tai pozityvusis komplekso variantas reiškia, kad seksualiniai geismai nukrypsta į priešingos lyties tėvų poros narį, o tos pačios lyties tėvų poros nariui traktuojamas kaip varžovas. Jam kaip tik vaikas puoselėja priešiškumo ir neapykantos jausmus.
Negatyviojo atvirkščiojo varianto atveju šie santykiai atvirkštiniai, tai yra vaikas jaučia meilę tos pačios ir neapykantą priešingos lyties tėvų poros nariui. Freudas manė, kad mergaičių neigiamas edipinis kompleksas yra emociškai daug intensyvesnis nei pas berniukus. Pradžioje Freudas, kalbėdamas apie Edipo kompleksą, formavimąsi, kalbėjo daugiau, aišku, apie pozityvųjį variantą, iš esmės atitinkantį Edipo mitą. Laikui bėgant jisai pripažino, Freudas, kad toks paveikslas pernelyg supaprastintas. Mat berniuko santykyje su tėvu reiškiasi ir meilės akcentai. Panašiai esama ir pavydo bei priešiškumo motinai apraiškų irgi, kad nėra vien tik tai taip vienareikšmiškai. Šios dvi negatyvi ir pozityvi komplekso atmainos paprastai ima reikštis vienu metu ir sudaro tokią diadinę žaismę. Ir tokia kombinacija vadinama visuminiu edipiniu kompleksu. Joje esama ir heteroseksualių, ir homoseksualių dėmenų. Dabar šiek tiek apie psichoseksualinį infantilizmą. Nepaisant to susijusio su Edipo kompleksu. Nepaisant to, kad motina yra tas gimdytojas, kuris pirmoji patenkina vaiko norus, vaikas pradeda formuoti savo atskirą seksualinę tapatybę, berniukas mergaitė. O tai keičia tėvų ir vaikų santykių dinamiką. Tėvai tampa kūdikio libidinės energijos objektais. Berniukas savo libido seksualinį poreikį nukreipia į savo motiną, o pavydą bei emocinę konkurenciją nukreipia prieš savo tėvą, nes būtent pastarasis ir miega su mama. Be to, norėdamas paspartinti savo susijungimą su motina, berniuko kaip tik tada ir trokšta nužudyti tėvą. Tačiau pragmatiškasis ego, pagrįstas realybės principų, žino, kad tėvas yra stipresnis iš tų dviejų patinų, jo ir tėvo, ir kurie konkuruoja turėti vieną moterį. Nepaisant to, visų šitų dalykų, berniukas vis tiek išlieka dviprasmiškas dėl tėvo. Ir tai pasireiškia kaip fiziškai didesnio tėvo kastracijos baimė, kad tėvas kastruos. Ši baimė yra neracionali, pasąmoninga kūdikio manifestacija, pasireiškimas. Dabar šiek tiek apie psichologinės gynybas. Abiejų lyčių gynybos mechanizmai leidžia laikinai spręsti tą konfliktą tarp jų ir ego. Pirmasis gynybos mechanizmas yra represija. Prisiminimų, emocinių impulsų ir idėjų blokavimas, išstumimas iš sąmoningumo. Tačiau šis veiksmas neišsprendžia ego konflikto. Antrasis gynybos mechanizmas yra identifikacija, kai berniukas arba mergaitė įtraukia į savo superego tos pačios lyties gimdytojo asmenybinės savybės. Dėl to berniukas gali kaip tik ir sumažinti savo kastracijos nerimą, nes jo panašumas į tėvą apsaugo jį nuo tėvo rūstybės varžybose dėl mamos. Mergaitės atveju susitapatinant su mama palengvina supratimą, kad mes abi būdamos moterys, ne viena iš mūsų neturi varpos, todėl ir nėra antagonizmo priešiškumo. Taip, žiūriu. Jo, ir komplekso išsprendimas vyksta per įstūmimą ir transformaciją. Dabar atomazga viso to. Neįspręstas edipinis kompleksas gali vesti prie fiksacijos tada eufalinėje stadijoje ir formuoti pas berniuką agresyvumą, per didelės ambicijas ir veltėdiškumą. Todėl tinkamas tėvų elgesys ir Edipo komplekso išsprendimas yra labai svarbi vystantis infantiliam vyro superego. Štai todėl, identifikuojantis su gimdytoju, berniukas internalizuoja moralumą. Tai yra, jis pasirenka paklusti socialiniam normoms, o ne jų laikytis bijant bausmės. Galutinai čia jau. Dabar berniukui palankus komplekso išsprendimas vyksta dviejų paralelinių procesų pavidalu. Tėvo bausmė už kraujomaišišką geismą motinos atžvilgiu paskatina tų troškimų išstumimą į nesąmoningą sferą ir jų transformaciją į deseksualizuotą pavidalą. Tai yra tiesiog išvelnumą. O neapykanta tėvui irgi yra išstumiama ir berniukas pradeda su tėvu tapatintis. Šis tapatinimas tada ir formuoja berniuko superego ir jo ego idealą. Tai yra, kokiu jis nori būti. Nepaisant to, kad motina yra pagrindinis vaiko globėjas, kuris gratifikuoja vaiko troškimus šitam komplekse, vaikas pradeda suformuoti diskretų seksualinį tada identitetą. Kas yra berniukas, kas yra mergaitė. Tai pakeičia tėvų ir vaiko santykių dinamiką.
Tėvai tampa infantilios libidinės energijos objektų. Neįspręsta sūnaus ir tėvo kova dėl psichoseksualinio motinos turėjimo gali sukelti tam tikrą užsifiksavimą stadijų. Ir tai reiškia, kad berniukai tampa agresyvūs, perdėm ambicingi ir tušti. Rezultatas viso to. Edipo kompleksas turi lemiamą reikšmę asmenybės formavimuisi ir sėkmingas sprendimas vaiko identifikacija su tos pačios lyties tėvu. Edipo kompleksas įveikiamas atsisakius motinos ir susitapatinus save su tėvu. Identifikuodamiesi su tėvu, berniukai internalizuoja moralę, jie pasirenka sąmoningai laikytis visuomenės taisyklių, o ne dėl bausmės. Atsikračius šio komplekso imama paisyti ribų, liaujamasi dėtis visagalių, pripažįstamas kartu ir lyčių skirtingumas. Nesėkmingas komplekso sprendimas gali lemti neurozės ar perversijos pradžią. Kiekvienos neurozės branduolys yra tai, kad Edipo kompleksas ne iki galo išsisprendęs. Visiškas komplekso pirminių pavydalų išstumimas yra būsimų psichikos sutrikimų priežastis. Jeigu ego iš tikrųjų nenuveikė nieko daugiau, o tik išstūmė kompleksą, jis ir toliau tvers nesąmoningoje it sferoje ir vėliau pasireikš savo patogeninę veiklą, kaip sakė Freudas. Edipus komplekso sprendimas lemia, kad vaikas susitaiko su realybė, kad jis niekada negalės vesti, ištekėti už priešingo lyties tėvo ir eliminuoti kitą iš tos poros, jų poros. O tai leidžia vaikui identifikuoti su tėvų vertybėmis. Šios identifikacijos bendrai paėmus sukuria naują mentalinio funkcionavimo darinį susijusį su vertybėmis ir kalte vadinamą superego. Be superego susiformavimo paraleliai vaikai sprendžia ir savo ikimokyklinius edipinius konfliktus, nukreipdami savo troškimus į kažką, kas tinkama jų tėvams, sublimacija, ir vystymasi mokyklinių metų periodų. Latentinis jau čia periodas prasideda tam amžiui tinkamų obsesinių kompulsinių gynybų, kaip taisyklė per pasikartojimą, kaip tam tikros taisyklės, žaidimus įvairius žaisti. Dabar vienas iš tokių edipinio atveju analizė, tai straipsnėje 5 metų berniuko fobijos analizė, kaip tik buvo aprašytas toks mažasis Hansas, kuris turėjo arklių baimę. Ir joje Freudas parodė ryšį tarp Hanso baimės arklių ir jo tėvo, kad tai ateina iš išorinių faktorių, pirmiausia, jo sesers gimimo ir vidinių faktorių, tai yra infantilaus įtroškimo pakeisti tėvą šalia motinos ir kaltę už to amžiaus berniukams normalų masturbavimas. Be to jo prisipažinimas, kad nori su mama susilaukti vaiko, mažasis Hansas apie tai šnekėjo, yra įrodymas, kad berniukas yra heteroseksualus vyras ir įtraukia priešingą lytis. Tačiau pats Hansas buvo nepajėgus, aišku, susijęti arklių baimę su tėvo baime ten tam atveju. Dabar dar šiek tiek kalbant apie narcisizmą prie viso to. Kalbant apie narcisizmą, Edipo kompleksas laikomas individo brandaus siekimo sėkmės ir meilės kertiniu akmeniu. Knygoje Ekonominės mazochizmo problemos Freudas rašo, kad Edipo komplekse tėvų asmeninė reikšmė, kuriant superego, pasitraukia į antrą planą, o vaizdai, kuriuos jie palieka, susiejami su mokytojais ir tada autoritetais. Pedagogai ir mentoriai tada yra įtraukiami į asmens ego idealą ir stengiamasi perimti jų žinias, įgūdžius ir įžvalgas. Straipsnyje kai kurios refleksijos apie mokyklos laikų psichologiją Freudas rašo: dabar mes galime suprasti mūsų santykį su mokytojais. Šie vyrai, šiais laikais jau ir moterys, ne visi iš tikrųjų patys būdami tėvais tapo mūsų pakaitiniais tėvais. Štai kodėl jie dar yra gana jauni. Jie mums atrodo tokie subrendę, netgi kadangi jauni, ir nepasiekiami suaugę. Mes perėmėme jiems pagarbą ir lūkesčius susijusius su visagaliu mūsų vaikystės tėvu ir tada pradėjome su jais elgtis taip, kaip elgėme su savo tėvais namuose. Taip mes susidūrėme su dviprasmiškumu, kurį įgijome savo šeimoje ir su to pagalba mes kovojame su jais, kai buvome įpratę kovoti su savo tėvais. Edipus kompleksas narciziniu požiūriu reiškia, kad individas gali netekti galimybės įtraukti tėvų reprezentacijai savo ego idealą be ambivalentiškumo.
Kai asmuo turi dviprasmiškus santykius su tėvų pakaitalais, jis patenka į tam tikrą trikampį kastracijos kompleksą. Kastracijos komplekse individas tampa varžovas tėvų pakaitalams ir tai gali būti regresijos taškas irgi. Straipsnėje psichoanalitinės pastabos apie autobiografinius paranojinės demencijos atvejus, Freudas rašo, kad nusivylimas moterimis, čia objektinė vara arba nesėkmė socialinius santykius su kitais vyrais, ego vara, yra regresijos arba simptomų formavimosi priežastis. Trianguliacija gali įvykti su romantišku varžovu moterimi arba darbe su konkurente dėl reputacijos. Dabar šiek tiek apie elektros kompleksą dar. Taigi, moteriškasis požiūris į Edipą. Karlas Gustavas Jungas 13 metais pasiūlė elektrą kompleksą, sakydamas, kad taip pabandydamas aprašyti mergaitės dukros motinos kovą dėl psichoseksualinio tėvo turėjimo. Freudas prieštaravo tam terminui elektro kompleksų pradžioje, kaip Edipus komplekso pasireiškimui pas mergaitės. Pradžioje Freudas laikė vienodai Edipo kompleksą kaip seksualinio vystymosi etapą ir pas berniukus, ir pas mergaitės. Bet vėliau jis modifikavo šią teorijos dalį, kuri lietė moteris, įvesdamas terminą moteriškasis Edipus kompleksas arba negatyvusis Edipus kompleksas. Falinėje stadijoje mergaitiškasis elektros kompleksas yra lemiama jo psichodinaminė patirtis formuojant atskirą seksualinę tapatybę. Kai pas berniukus įsivysto kastracijos nerimas, pas mergaitės vystosi varpos pavydas pagrįstas anatominiu faktu. Be varpos ji negali seksualiai turėti motinos, kaip to reikalauja kūdikio it. Dėl to mergaitė savo seksualinio susijaudinimo troškimą nukreipia į tėvą, tai pereidama į heteroseksualinį moteriškumą, kurio kulminacija būtų vaiko gimimas, kuris pakeičia nesančią varpą. Be to, po falinio etapo mergaitės psichoseksualinis vystymasis apima jos pirminės erogeninės zonos perkelimą nuo infantilaus klitoriaus į suaugusią vaginą. Taigi Freudas laikė neigiamą mergaitės Edipo kompleksą emociškai intensyvesniu nei pas berniukus, todėl potencialiai moteris tampa nuolanki, nesaugi kaip asmenybė. Todėl neįspręstas elektro kompleksas dukters ir moteros konkuravimo dėl tėvo turėjimo gali lemti falinę fiksaciją, kuris skatina mergaitę tapti moterimi, kuri nuolat stengiasi arba dominuoti prieš vyrus, tai yra varpos pavydas, arba tapti nepaprastai viliojančią moterim, kas susijęs su aukšta ir per aukšta savivertė, arba kaip neįprastai paklusne moterim, tai yra per žema savivertė. Iš principo, elektro kompleksas tai yra mergaitės psichoseksualinės vystymosi analogas berniuko patirimam kompleksui, bent jau šiuolaikinėme psichoterapiniam pasaulyje apie tai kalbama. Ir Freudas manė, kad varpos pavydas yra universalus iš principo irgi mergaitės patyrimas edipinėje stadijoje. Ir ilgą laiką pozityvų į mergaitės kompleksą Edipo Freudas traktavo panašiai kaip ir pas berniukus, tik su priešingų santykių modeliu. Tokiu atveju meilės objektas yra tėvas, o motina tampa priešiškumo objektu. Tačiau po kurio laiko Freudas ir pats abiejo šią analogiją dėl dviejų priežasčių. Ir berniukas ir mergaitė falinėje stadijoje penį laiko geidžiam objektų, geidžiam organų. Bet mergaitė ima reikštis penio pavydas. Ir jos meilė tėvui formuojasi atmosfero vaizdinių, kad tėvas rekompensuos šį trūkumą, padovanodamas jai kūdikį, skliausteliuose aš apimčiau berniuką. Ir kitas dalykas, nors motina yra pirmasis ir berniuko ir mergaitės meilės objektas, berniukas šį objektą išsaugo, o vat mergaitė yra sunkiau, jinai tenka pakeisti kryptį į tėvo pusę. Dabar, nors Freudas manė, kad abiejų lyčių vaikus domina varpos buvimo arba nebuvimo faktas, bet mergaičių situacija edipinė dėl prieš tai sakytų dalykų kaip tik yra komplikuotesnė. Freudas manė, kad varpos pavydas yra universalus kiekvienos mergaitės patyrimas. Kitaip nei berniukai, kurie kastracijos baimę išvysto, mergaitė išvysto savyje penio pavydą, kuris remiasi į tuos anatominius dalykus. Jau apie tai buvo šnekėta. To pasiekmė mergaitė iš naujo nukreipia tada tą savo seksualinį troškimą į tėvą
ir tai pereina prie heteroseksualinio moteriškumo, kurio kulminacinis taškas yra susilaukti vaiko, kuris pakeista trūkumą penio. Falinėje psichoseksualinio vystymosi stadijoje mergaitė keičia susižavėjimo objektą. Iki tol joms, kaip ir berniukams, buvo mama svarbiausia. Jos yra paskatintos tą padaryti, kai nusivilia motina, suvokdamos, jog ši nedavė joms to, ką turi berniukai, tai yra varpos. Susižavėjimas tėvų ir fantazijos apie jo sugundimą siejamos su viltimi tada simboliškai atgauti varpą pagimdant sūnų. Edipo situacijos baigti skatina ne fizinė žalos baimė, būdinga berniukams, bet baimė netekti motinos meilės. Ir mergaitės nejaučia tada tokios stiprios tos atpildo baimės, todėl joms nereikia taip stipriai gintis nuo edipinių nuostatų. Moterų edipinio laikotarpio fantazijos todėl ir nėra taip stipriai įstumtos. Tėvai dažnai joms lieka seksualiniai patrauklių objektų. Vėliau po falinės stadijos pasibaigimo mergaitės psichoseksualinis vystymasis apima perkelimą mergaitės pirminės erogeninės zonos nuo infantilaus klitoriaus prie suaugusio vaginos. Todėl pas mergaitės jų asmenybė yra daug labiau nesaugi ir paklusnesnė. Jei elektros kompleksas neįsprendžiamas, tai lemia, ką mes šnekėjom seniau apie tas 3 skirtingas moteris. Kai mergaitės pirminis seksualinis prisirišimas prie motinos baigėsi, sužinojus, kad ji neturi varpos, ji tada tą savo libidinį troškimą ir perkelia į tėvą ir pradeda seksualinę konkurenciją su motina. Dinaminis motinos ir dukters santykių pobūdis elektra komplekse kyla iš varpos pavydo, kurį sukėlė motina, kuri taip pat yra mergaitės kastracijos kaltininkė. Bet jeigu berniukas bijo kastracijos, mergaitė jaučiasi, kad taip ir jau įvyko. Tačiau vėliau suderinus savo seksualinį potraukį tėvui, heteroseksualumas, mergaitė nuslopina priešiškumą moterų konkurencijoje, bijodama prarasti taip savo motinos meilę. Šis motinos internalizavimas sukuria tą superego struktūrą, nes mergaitė sukuria tada atskirą seksualinę tapatybę. Be varpos mergina negali seksualiai turėti savo motinos, vadinasi, mergaitė savo seksualinio susivienimo troškimą tada nukreipia į tėvą ir taip pereina į tą heteroseksualumą, kuris baigėsi tuo, kad jinai gali pagimdyti sūnų. Jeigu moteris ar vyras yra fiksuoti elektros arba edipo vystymosi stadijoje, galima teigti, kad jie yra fiksuoti ant tėvo arba fiksuoti ant motinos, kad reiškia, kad jų draugas, seksualinis partneris jiems atstovauja tėvą arba motiną. Nesėkmingas komplekso sprendimas gali kelti neurozę. Jei neįspręsta seksualinė konkurencija dėl priešingos lyties tėvo, tai gali vesti į fiksaciją, dėl ko mergaitė išaugs į moterį, kuri arba nuolat stengsis dominuoti, arba bus neįprastai viliojanti, arba bus neįprastai paklusni, bet jau šitą kartoju, taip kad atsiprašau, žiūriu, kad jau ne vieną kartą. Vienas iš pavyzdžių neįspręsto elektros komplekso tai buvo amerikiečių poetė Sylvia Plath, jinai žinoma savo poemą Daddy. Jinai moteris, kuri taip ir neįsprendė komplekso, nes viduje painiojo savo mirusį tėvą ir atstumtą vyrą, tai bandydama susitvarkyti su emociniu jausmu atstūmimo, kad tėvas ją atstūmė. Jos biografai pastebi psichologinę ironiją jos gyvenime. Jis savo tėvą pažinojo tik 8 metus, po to jis mirė. Jis savo vyrą pažinojo irgi 8 metus, po to jį nusižudė. Psichoseksualiai akivaizdu, kad jos vyras buvo jos tėvo pakaitalas, nes jį ir kreipdavosi jį kaip į tėvą vampyrą, medžiojančią ją po jo mirties vis tiek. Ir matydama tėvą ir vyrą kaip vieną asmenį, Silvija demonstruoja, kad emociškai jie vienodai svarbus jos gyvenime išlieka. Ir taip gaunasi tas neįspręstas elektros kompleksas. Feministės, aišku, kritikavo šią biologinę penio pavydo sąvoką, pasak jų, penio pavydas tai socialiai nulemtos moters priespaudos išraiška. Michel taip sakė, komplekso sprendimas vyksta per įstūmimą ir transformaciją, tačiau nėra aišku, kokie veiksniai skatina šios procesus mergaitės atveju. Panašu, kad Edipo komplekso įvykimas mergaitės atveju yra daug ilgesnis ir sunkesnis. Mūsų nesąmoningoje sferoje visados laikosi kokios nors
laikosi kokios nors Edipo trikampio liekanos. Manoma, kad mergaičių ir berniukų edipinės situacijos uždaviniai šiaip yra skirtingi. Mergaitai reikia pakeisti savo libido objektą, o berniukui pakeisti ryšio su tuo pačiu objektu pobūdį. Abu uždaviniai yra sunkus, todėl, kaip ir kitose vystymosi stadijose, psichinės energijos fiksacijos gali susidaryti abiejų lyčių atstovams. Tyson ir Tyson tai prašė 90 metais. Freud moters psichoseksualinio vystymosi supratimas yra artimas Viktorijos laikams požiūrį į moteris ir tai sukėlė nemažą priešiškumą ir kritiką net psichoanalitikų stovykloje. Daugelis šiuolaikinių psichoanalitikų nelaiko varpos pavydo centrinių mergaičių edipinės situacijos konflikto patyrimo srityje. Čia šiek tiek tokia didžiulė lentelė apie Edipo komplekso įsprendimą, gal jūs jau patys šiek tiek pasiskaitysite ją, bet įdėkim šiek tiek toliau apie Freudo teorijos apie Edipą revizijai trupučiuką, ką vieni ir kiti šiek tiek šnekėjo. Jungas pirmiausia, prieštaraudamas Freudo teiginiui, kad psichoseksualinis berniukų ir mergaičių vystymas yra toks pats, kur abi lytys pradžioje patiria seksualinį motinos troškimą ir agresiją link tėvo. Prieš pastatė jisai kaip tik, kad mergaitės patiria troškimą tėvo ir agresiją link motinos ir jis pirmasis įvedė tą elektros kompleksą. Todėl ortodoksinė jungistinė psichologija, freudistinį terminą Edipus kompleksas šiaip išimtinai naudoja tik tai per berniukų psichoseksualinį vystymąsi. Otto Rankas, kitas klasikinis freudistas, atsiskyręs galbūt šiek tiek nuo Freudo po to, tai klasikinėje freudistinėje psichologijoje superego edipinė komplekso pasekmė susiformuoja berniukui internalizuojant jo tėvo šeimos taisyklės. Otto Rankas tam prieštaravo dar 20 metais, įvesdamas terminą preedipinis, teigdamas, kad berniuko galingoji motina yra superego kilmės šaltinis. Aišku, jeigu psichoseksualinis vystymasis vyksta normaliai. Otto Ranko dėl to susipyko su Freudu, buvo išmestas iš jo pasekėjų, bet vėliau jis kaip tik ir sukūrė, davė pradžią psichodinaminį objektinių ryšių teorijai. Melanie Klein, kai Freudas teigia, kad tėvas, tėviškasis falas yra centrinis dalykas vaiko ir suaugusio psichoseksualiniam vystymėsi, Melanie koncentravosi į ankstyvuosius motiniškuosius santykius, teigdama, kad edipinė situacija manifestuoja dar pirmaisiais metais oralinėje stadijoje. Kleinistiniai psichologai manė, kad prieš edipinį kompleksą, kaip apie jį aprašė Freudas, guli ankstyvieji, daug labiau primityvūs edipinės poros santykiai. Tad Klein darbai apie depresinės pozicijos koncepciją sumažino edipinio komplekso centrinę svarbą. Wilfridas Bionas, jisai postklinistinis Bionas šnekėjo postklidistinis Bionas apie mitą, apie Edipą, kad tai yra apie tyrėjo smalsumą, apie žinių ieškojimą, o ne apie seksualinį skirtingumą. Todėl kita ten labai svarbi figūra tam Edipo dramoje tampa tyrėjas, klaidingos prielaidos keliamos tvarkantis su nerimu dėl naujos teorijos. To rezultatas Bionas manė, kad pagrindinis Edipų nusikaltimas jo siekis sužinoti tiesą bet kokią kainą. Žakas Lakanas, jisai iš postmodernistinės perspektyvos šnekėjo. Lakanas, aišku, priešinosi Edipo komplekso pašalinimui iš raidos centro, psichoseksualinės raidos. Jis manė, kad Edipo kompleksas tol, kol mes ir toliau pripažįstame, kad jis savo svarbą apima visą mūsų patirties lauką, kuris inicijuoja kaip tik kultūros karalystės atsiradimą pas žmogų, pažymėdamas jo ar jos perėjimą į simbolizmą. Taigi vaikas išmoksta, kad galia nepriklauso nuo savęs, kai einama per Edipo kompleksą, susiduriant su nepriklausomos nuo savęs simbolinės sistemos egzistavimu. Dėl to vėlesniems psichoanalitikams buvo naudingas Lakan siūlymas, kad trinaris Edipo komplekso santykis išlaisvina sūnaus ir motinos santykių, diadinių santykių, tą taip vadinamą kalinį. Taigi, bolas Edipo kompleksas pasiekiamas yra tai, kad vaikas supranta apie savo psichikos keistumą, atranda požiūrių į įvairovę. Panašiai ir Ronaldas Britanas, jisai šnekėjo, jei vaiko galvoje gali būti toleruojamas ryšys tarp tėvų, suvoktų meilės ir neapykantos aplinkoje,
Tai suteikia mums galimybę pamatyti save bendraujant ir su kitais. Už tai, kad apmastome save būdami savimi. Michelis Personas knygoje They What Returns with They What Vanishes pasiūlė, kad tokią perspektyvą leistų matyti Edipo kompleksą kaip visą gyvenimą trunkantį vystymąsi, su naujo tipo Edipo konfiguracijomis, kurios priklauso kaip tik vėlesnio gyvenimo etapams. 20 metais Freudas rašė, kad Edipo kompleksas pripažinimas tapo Bibliją skiriančią psichoanalizės šalininkus nuo jų priešininkų. Taigi jis tapo kertiniu psichoanalizės teorijos akmeniu iki maždaug 30 metų, kai psichoanalitikai pradėjo tyrinėti iki edipinių sūnaus ir motinos santykius psichoseksualinio vystymosi teorijoje. 20 amžiaus pabaigoje Jeanette Malcolm pranešė, kad objektinių santykių psichologijoje edipinio laikotarpio įvykiai yra blyškus ir nereikšmingi, lyginant su kūdikystės psichodramomis. Kohotas, kaip ir Vinikotas, Balintas, Edipo kompleksas sako, kad jau nėra toks svarbus gydant sunkią patologiją. Nepaisant to, ego psichologija ir toliau teigia, kad edipinis laikotarpis maždaug nuo 3,5 iki 6 metų yra kaip Lorenzas stovintis prieš viščiukus. Tai yra labiausiai formuojanti reikšmingiausia žmogaus gyvenimo patirtis. Jei paimsime suaugusio žmogaus gyvenimą, jo meilę, darbą, pomėgius, ambicijas, visi jie nurodo Edipo kompleksą. Dar šiek tiek pašnekėsim apie kritiką. Kągi, toliau tęsiant apie kritiką šiek tiek edipinio komplekso. Ne visi šiuolaikiniai analitikai vienodai sutinka su Edipo komplekso idėja. Hans Keller, pavyzdžiui, teigia, kad tai būdinga bent jau vakarų visuomenė. Kai kiti dar irgi mano, kad etnologai jau nustatė jo laikinumą ir tam tikrą universalumą, tik geografinį. Nepaisant to, tik nedaugelis psichoanalitikų nesutinka, kad vaikas, kai tada patenka į edipinę fazę, jisai apima tas aštrus supratimas to sudėtingo trikampumo, apimančio motiną, tėvą ir vaiką. Ir kad paprastai pastebimas ir teigiamas ir neigiamas Edipo temos vystymėsi. Nepaisant tėvų ir vaiko konflikto įrodymų, evoliucijos psichologai, pavyzdžiui, Martinas Daly ir Daly, galbūt Margot Wilsonas pažymi, kad tai nėra apie priešingos lyties tėvo seksualinį turėjimą. Taigi knygoje Homicide jie mano, kad Edipo kompleksas duos mažai patikimų prognozių, nes nerado Edipo komplekso įrodymo žmonėse, kad taip yra, kad šiek tiek abejojama dėl to. Toliau. Anuška Gros sako, kad daugelis žmonių šiais laikais mano, kad Freudo Edipo kompleksas yra prarastas. Galima sakyti, kad gal net ir paneigtas, arba tiesiog laikomas nereikalingų paskutiniam amžiuje. Be to, žvelgiant iš postmodernistinės perspektyvos, įtvirtina, kad Edipus kompleksas iš tikrųjų nėra apie tai. Tai labiau, ką Freudas šnekėjo, tai labiau būdas paaiškinti, kaip žmonės socializuojasi, mokantis susidoroti su nusivylimu. Elementarus supratimas yra toks: jūs turite nustoti stengtis būti viskuo savo pagrindiniam globėjui ir kuo toliau būti kuo nors likusiam pasauliui. Nepaisant to, išlieka atviras klausimas: ar tokia postlakaniška interpretacija ištempė Edipo kompleksą iki taško, kuriame jis beveik neatrodo toks, kaip jį suprato Freudas. Kraujomaiša tarp tėvų ir vaikų bei brolių ir seserų yra beveik visuotinai draudžiamos. Šis kraujomaišos tabų paaiškinimas yra tas, kad vietoj instinktyvaus seksualinio potraukio yra instinktyvus seksualinis pasipriešinimas šioms sąjungoms. Ir Steve'as Pinkeris rašė, kad idėja, kad berniukai nori miegoti su savo motinomis, daugeliu vyrų atrodo kvailiausi dalykai, ką jie yra girdėję. Akivaizdu, kad Freudui taip netrodė, nes rašyta, kad vaikystėje jis turėjo erotinę erekciją stebint motinos persirenginėjimą. Pažymėtina, kad Amalija Nathanson Freud
jo motina dar buvo palyginant jauna ir kaip prisimenat nuotrauką, kurią aš rodžiau, jauna Freudo vaikystėje. Taigi reprodukcinio amžiaus, kaip teigia autorius Pinkeris. O Freudas turėdamas, aš nežinau, šlapę, bet nors, aš taip įsivaizduoju, kad tokią trupučiuką pagedusią auklę, turbūt nepatyrė to ankstyvo intimumo, kas stumtelėjo jo suvokimo sistemą link savo motinos stebėjimo. Ir taip atsirado, kodėl jį taip domino tas kompleksas. Pierre'as Bourdieu teigia, kad Edipo koncepcijos sėkmė neatsiejama nuo prestižo susijusio su senovės graikų kultūra ir dominavimo santykiais, kurie sustiprinami naudojant būtent šį mitą. Kitaip tariant, jeigu Edipas būtų bantu ar baulė, čia tokios Afrikos tautos mitas, jis tikriausiai nebūtų gavęs tokio populiarumo. Ši pastaba primena istoriškai ir socialiai susikloščiusį psichoanalizės pradininko charakterį. Didier Ribon teigimu, Gilleso Deleuze ir Felixo Gautari knygoje Anti-Edipus yra psichoanalitinio normatyvumo ir Edipo kritika. Ribon mano, kad Freud ir Lacan psichoanalizės Edipo kompleksas yra neįtikėtinas ideologinis greičiau darinys, kuris yra homoseksualumo menkinimo aspektas. Armand Chatar teigimu, freudistiškas Edipo komplekso vaizdavimas yra menkavertis arba net neparemtas empiriniais duomenimis. Vat ir tokių dalykų yra. Dabar šiek tiek mes tada grįžtam prie falinės stadijos ir falinės stadijos metu susiformavusio falinio charakterio. Falinio charakterio sunkumų šaltinis kaip tik ir tampa neadekvatus edipinio konflikto išsprendimas. Šio charakterio vyrai reaguoja į kastracijos nerimą skatinančias situacijas, betodariškos drąsos ir pasitikėjimo savimi demonstravimu bei tokiu tvirtu elgesiu. Toks kompensacinio pobūdžio elgesys dažnai pasireiškintis tuščių išdidumų ir vyriškumo demonstravimu vadinamas varpos pervertinimu. Berniukų Edipo komplekso troškimai brandaus seksualumo amžiuje gali būti perkelti į kitas moteris ir taip realizuoti. Tuo tarpu mergaičių varpos pavydo neįmanoma įveikti. Jis pasireiškia kastruojančio moters charakterio bruožais – ambicingumu, poreikiu rungtyniauti ir dominuoti, tendencija žeminti vyrus. Dabar perinam į tokias daug ramesnės stadijas šiek tiek. Viena iš paskutinių, tai yra latentinė stadija. Dar viena vaiko raidos fazė, trunkanti maždaug nuo 5-6 iki paauglystės, apytiksliai iki 11-12 metų. Dar vadinama slaptąja faze, tarsi prabrėžiant, kad tuo metu seksualinis vaiko smalsumas ir aktyvumas būna labai sumažėjęs. Toje fazėje jau susiformavusios asmenybės bandymai naudotis naujai įgytais sugebėjimais, vadovautis realybės principu, naudotis brandesniais gynybos mechanizmais, ieškoti naujų gyvenimo sričių savo energijai panaudoti, būna jau išvystyti pakankamai gerai. Dabar santykinai ramus vystymosi tarpsnis, latentinėje stadijoje atrodo, kad seksualinė vara nėra aktyvi, vaikas nerodo susidomėjimo seksualiniais dalykais, latentinio amžiaus vaikai mieliau bendrauja su savo lyties bendraamžiais, o jų varos energija vis sėkmingiau sublimuojama, paverčiama socialiai priimtinu ir naudingu aktyvumu. Vaikai mokosi žaisti, žaidžia, mokosi, valdo socialinius ir darbo įgūdžius. Freudas manė, kad nors superego spaudimas didelis, seksualinio pobūdžio impulsai vis tiek retkarčiais prasiveržia, bet dažnai sublimuota forma. Latentinė stadija ilgą laiką buvo manoma, kad tai toks laikotarpis, kuris neturi didesnės įtakos charakterio formavimuisi. Dabar manoma, kad šiuo laikotarpiu vyksta poedipinės identifikacijos, taip pat turinčios įtakos būsimam adaptacijos stiliui. Platėja vaiko veiklos rytys, socialiniai kontaktai, jis mokosi iš šeimos ribų panaudoti vidinės kontrolės ir iniciatyvos potencialą susiformavusi edipinėje stadijoje. Tam turi įtakos vaiko santykiai su mokytojais, treneriais ir kitais suaugusiais prasidėję edipiniam laikotarpyje. Ir jeigu vaikas stokoja vidinės kontrolės, jis nesugeba pakankamai sėkmingai sublimuoti seksualinę energiją, kuri nukreipti ją į įgūdžių ugdymą. Jei vidinė kontrolė yra per griežta, asmenybės vystymasis baigėsi per anksti ir stiprėja tada obsesiniai charakterio bruožai.
Nu, čia va tiek apie tą ir dabar mes einame prie paskutinės stadijos, tai genitalinio seksualumo stadija. Paauglystė, nuo paauglystės iki mirties, Freudas sakė, jisai ten daug nebeskirstė jau nieko po to. Paskutinė stadija – paauglystės ir brandaus genitalinio seksualumo fazė. Jei vystymasis normalus, visas ankstyvųjų pakopų patyrimas paauglystėje integruojamas ir įgauna brandaus genitalinio seksualumo raišką. Trunka nuo 11-12 metų, šiaip iki 18-20 amžiaus, tačiau viršūnės riba yra individuali ir, kaip sakiau, gali būti net iki mirties. Šiam raidos tarpsniui Freudas skiria mažiau dėmesio, tačiau pabrėžė jo kelis esminius požymius. Pagrindinius psichologinės raidos procesus šiuo laikotarpiu stipriai veikia biologiniai procesai, prasidėjęs lytinis brendimas, viso kūno keitimasis, didėja vaiko, jau galima sakyti, paauglio fiziniai gebėjimai. Suintensyvėja seksualinė vėl vara. Jos spaudimui kontroliuoti nebepadeda tėvų įtaka, nes ji vis labiau mažėja. Ypač svarbus perėjimo iš paauglystės į jaunuolio amžių metas, kurį daug dabartinių autorių ir Freudas sieja su pirmosiomis, pavyzdžiui, moterims mėnesinėmis, o berniukams su spontaninė ejakuliacija. Svarbios gynybos ir kompensaciniai psichologiniai mechanizmai, nes šiame amžiuje yra realios galimybės vadovautis impulsais, tai yra pradėti lytinį gyvenimą jau. Šiame amžiuje yra subrendę visi seksualiniai organai bei hormoninės sistemos ir dramatiškai tada suintensyvėja visos libidinės varos. Paauglystėje jau įmanoma patirti ir seksualinį orgazmą. Galutinai atsikratoma savo prisirišimo prie tėvų ir užmezgama brandžius, neincestinius heteroseksualinius santykius, ryšius. Jei psichoseksualinis vystymasis pakankamai sėkmingas, formuojasi genitalinis charakteris. Kas tai yra? Tai brandi asmenybė, kurios seksualumas nėra blokuojamas, nes yra rastas adekvatus jo objektas. Tokie žmonės ne tik geba rasti ir megzti artimus tarpasmeninius ryšius su priešingos lyties atstovais bei patirti lytinį pasitenkinimą, bet ir sublimuoti savo pasąmoningus impulsus, nukreipti juos į socialiai priimtinos veiklos rėmus. Taigi žmogus, toks brandus žmogus geba dirbti, mylėti ir būti mylimas. Genitalinė vystymo stadija ir jos hormoninės audros sukelia regresiją, aišku, ir vėl suaktyvina visų ankstesnių vystymosi pakopų konfliktus. Taip atsiranda galimybė išspręsti infantilaus seksualumo konfliktus jau brandaus seksualumo ir suaugusio tapatybės sąlygomis. Vaikas turi galutinai atsisakyti priklausomybės nuo emocinių santykių su tėvais ir užmegzti naujus ryšius, kurie turi integruoti visus tuos suaugusių vaidmenis ir funkcijas, kurie atitiktų jo socialinius lūkesčius ir kultūrinės vertybės. Tai ankstesniųjų vystymosi pasiekimų integravimo laikotarpis, leidžiantis jaunuoliui susirasti savo tapatybę darbe, draugystėje ir meilėje. Šis tarpsnis sudėtingas, todėl jam būdingas ir nemažas patologinių nukrypimų pavojus. Kiekvienas iš naujai atvertų konfliktų gali būti išspręstas nesėkmingai ir turėti įtakos tolimesniam ekosistemos funkcionavimui. Ne vienas iš varau teorijos šalininkų nesugebėjo nustatyti pilnos ir griežtos koreliacijos tarp psichikos reiškinių ir asmenybės vystymosi aplinkybių. Ir dar šnekant apie genitalinį charakterį, psichoanalitinę charakterio ir asmenybės struktūros sampratą papildė, aišku, ir kitų psichoanalizės krypčių atradimai. Tačiau psichoanalitiniai psichoterapeutai, apibūdindami charakterio psichopatologiją, ir šiandien tebevartoja varų išsivystymo lygio ir raidos fiksacijų terminiją. Dar šiek tiek apie nerimo teoriją, tada trupučiuką. Vaikui vystantis kinta stipriausia nerimą sukeliantys reiškiniai. Pirminė nerimo forma siejama su grėsme išgyvenimu. Kūdikis neišgyventų be motinos ar kito globėjo rūpinimosi, tai separacinis nerimas. Pradėjęs suvokti santykius su tėvais, vaikas jaučia motinos meilės netekties nerimą. Edipinio konflikto metu stipriausias nerimas netekti lyties organų, kastracijos nerimas. Jei išgyvenamo nerimo šaltinis yra superego, subjektyviai nerimas gali būti išgyvenamas kaip kaltės ar gėdos jausmas. Taigi, kaip matot, per skirtingus etapus eina skirtingi nerimai. Ir pirmasis bandymas aprašyti raidą psichoseksualinę buvo toksai daugiau linijinis,
oralinė, analinė, falinė, latentinė, genitalinė stadijos. Ir manyta, kad žmogus pereina iš vienos stadijos į kitą, taip sakė Freudas. Vėliau pastebėta, kad vaiko raida sudėtingesnė. Individo vystymasis čia greičiau kaip tortas, kur sluoksniai lipa vienas ant kito ir kiekviename žmoguje rasime visų buvusių stadijų liekanas. Tai duoda tokio, kaip čia pasakyti, daugiau erdvės ir vilties, kad vystymasis yra šiek tiek kitoks ir daugiau. Realiai konkrečios asmenybės varų išsivystymo schema gali atrodyti taip. Čia paimta iš psichoanalitinės psichoterapijos knygos. Paciento elgesyje ir psichikoje randamos visų psichoseksualinės raidos stadijų temos ir tai nėra patologija. Patologiškas gali būti tų temų sprendimo būdas, priklausomai nuo to, kokioje stadijoje gynybos naudojamos. Šiame pavyzdyje, pavyzdžiui, ten, kur pavyzdyje oralumo aspektas labai didelis, bet tai nereiškia, kad asmenybė nepasiekia neurozinio lygio. Tik tai, kad terapijoje reikia sustiprinti neurozinio lygio gynybas prieš oralinės varas, jeigu taip dirbant su pacientu. Šiandien raidos psichologai atsargiai vertina supaprastintas stadijų teorijas, turėdami galvoje, kad raida tai dinamiškas, nuolat kintantis procesas. Būtų teisingiau kalbėti apie raidos galimybių intervalą, o ne apibrėžti raidos lygį. Šiuolaikinių psichoanalitinių tyrėjų mėginimai performuluoti standartinių raidos stadijų koncepciją įkvėpė sukurti mažiau tos linijinius, mažiau universalius modelius. Tačiau šie nauji sampratos būdai nepaneigė visuotinai priimtino požiūrio, kad paciento problemos susijusios su kuria nors nesėkmingai spręsta raidos užduotimi. Natūraliai siejama su tam tikra ankstyvosios vaikystės stadija. Dabar asmenybės struktūrinės brandos samprata. Pagal asmenybės organizaciją psichopatologijas galima suskirstyti į neurozinį, ribinį ir psichozinį lygius. Asmenybei, kurios psichinė organizacija yra neurozinio lygio, nepalankiomis aplinkybėmis gali įvykti dekompensacija ir pasireikšti neurozės simptomai, bet jos funkcionavimas yra organizuotas aplink genitalumą ir Edipo kompleksą. Jos konfliktas vyksta tarp ego ir įstumtų varų, kurios yra nukreiptos į objektą, o gynybos procesai nesutrikdo realybės suvokimo. Psichozinio lygio asmenybei būdingas identiteto difuziškumas, sietinas su fragmentiška suskaldytos vidinės organizacijos prigimtimi. Tarp neurozinės ir psichozinės asmenybės organizacijos yra tarpinė padėtis. Labai plati ribinės asmenybės organizacijos sfera. Ribinės asmenybės organizacijos sampratą pasiūlė Kerbergas, integravęs Melanie Klein objektų ryšių savokas ir klasikinės psichoanalitinės teorijos struktūrinę hipotezę. Lentelėje galime palyginti asmenybės organizacijos lygių su varų ir ego psichologiniu modeliu, objektų ryšių bei Maler vystymosi modeliu ir klasifikacija pagal DSM-4 bei Taget ir Fonagy raidos psichologijos modelius. Kaip čia matot, galite pasižiūrėti, bet judam toliau. Dabar Freudo įvardintos pirmosios 3 raidos stadijos pagrįstos varų samprata. Sulaukia nemažai intuityvaus pripažinimo ir koreliuoja su kai kuriais asmenybės tipais. Jei suaugęs žmogus yra depresinė asmenybė, manoma, kad jis buvo pernelyg lepintas arba apleistas maždaug 1,5 metų amžiuje, oralinės raidos stadijoje. Aišku, visą tai sąlyginiai, žinokit. Jei jis obsesinė asmenybė, vadinasi, patyrė sunkumų tarp 1,5 ir 3 analinėje fazėje. Jei jis isterinė asmenybė, bus patyręs atstumimą arba pernelyg buvo stimuliuojamas gundymas, arba kartu abu, tarp 3 ir 6 metų, kai vaiko dėmesys sutelktas į genitalijas ir lytiškumą. Dar vadinamoje falinėje stadijoje, kurios vėlyvoji dalis garsėjo kaip edipinė stadija, nes seksualinio konkuravimo klausimai ir su jais susijusios fantazijos kaip tik ir būdingo šiam amžiui. Bet empiriškai niekuomet nebuvo patvirtinta, kad žmonių turinčių daugiau oralinių savybių psichopatologija sunkesnė nei tų, kurių centrinė dinaminė tema susijusi su tuo, ką ankstesni psichoanalitikai vadino analiniais ar edipiniais klausimais. Freud manė, kad tai pregenitalinės patologijos manifestacija daugiau. Dabar šiek tiek apie atskirus charakterius dar. Oralinis charakteris. Jei fiksacija vyksta oralinėje fazėje, tai susiformuoja šie charakterio bruožai oralinio. Tokie žmonės jaučia potraukį ieškoti pasitenkinimo oraliniu būdu.
čiulpti ar kramtyti daiktus, daug šnekėti ar valgyti. Su čiulpiamąja fiksacija siejasi kai kurie charakterio bruožai, kaip pasyvumas, atsipalaidavimas, priklausomybė. Atrodo, kad žmogus tikisi, jo gyvenimas jam primins patogų ir saugų potyrį, išgyventą prisiglaudus prie mamos krūties. O visi poreikiai bus patenkinami savaime. Jei oralinės stadijos poreikiai buvo per daug frustruojami ar susiformavo fiksacija ties kandžiojimu, asmenybei bus būdinga aktyvumas, priešiškumas ir nekantrumas. Visą gyvenimą lygiai agresyvūs impulsai, žvėriškas apetitas, poreikis daryti kandžias pastabas. Oralinė patologija, alkis nenumalšinamas, ta skylė neužsitraukiama, toks bazinis deficitas eina. Sėkmingai praėję oralinę fazę pasižymi optimizmu. Jis nemažėja net patyrus frustraciją, išorės netekimus. Manoma, kad jiems viskas bus gerai. Vystosi bruožai, sugebėjimas pačiam duoti be neurotiško pavydo, sugebėjimas pasitikėti kitais ir savimi. Jei ryšys netoks geras, motina nesupranta vaiko poreikių, nesuteikia šilumos, nesuteikia pasitenkinimo žindant krūtį, nesuteikia pasitenkinimo žindant, tada vystymosi problemos santykė su kitais žmonėmis. Tai lieka visą gyvenimą. Jei nepatenkinamas poreikis, lieka visą gyvenimą noras gauti globą. Kartu Freudas mano, kad gali eiti išpuikimas, neveikimas ir laukimas. Laukimas, kad viskas bus paduota. Krūtis niekada nesibaigs. Čia tai būna, kai oraliniai poreikiai per daug būna patenkinami. Nepamaitintas vaikas gali tapti oraliai priklausomas ir obsesiškai siekiantis, manipuliuojantis, kad gauti, kad liktų gyvas. Jis tai daro, kad išgyventi, o permaitintas atsisako užaugti. Yra nuolat stokojantis, nori nuolat valgyti, kažką turėti. Čia tada, kai mama buvo per daug arti. Patologinė fiksacija oralinėje stadijoje pasireiškia ir kaip padidėjęs reiklumas, narcisizmas, perdėtas optimizmas ar pesimizmas, depresinėje būsimoje. Tokie tikisi, kad kiti jais pasirūpins, gali rodyti kraštutinį dosnumą, pasąmoningai vildamiesi patį tą gauti. Jų savęs vertė ypač priklauso nuo išorinių objektų. Pagrindinis kamuojantis neigiamas efektas tai yra pavydas. Orališkai frustruotas tipas iš čia kyla ir narcizinė patologija. Didelis nepasitikėjimas kitais. Siekimas saugumo, šlovės, įtarumas, kad yra apgautas. Jautrumas kitų nuomonė ir pavydas dėl to. Menkavertiškumo jausmas ir kartu didybės jausmas. Jausmas, kad ne viskas yra gerai. Laukia iš išorės daug patvirtinimų. Abrahamas studijavo oralinį charakterį, maniakinė psichozinė depresija ir šizofrenija nėra jausmo aš ir ne aš. Asmenybė nediferencijuoja. Įtarumas pasaulis man nesaugus. Aš savo blogą dalį išprojektuoju išorę. Ir Abrahamo išskirti charakteriai, malonumas iš čiulpimo, taps vartotojų turėtojų. Begalinis poreikis, neužsibaigiantis, nėra pasitenkinimo iki galo. Malonumas iš kandžiojimo, priešiškumas, stiprus pavydo jausmas, dominuoja bendras nusivylimas, piktumas, antipatija, amžinai nepatenkintas toks žmogus. Dabar apie analinį charakterį. Analinis charakteris yra varų tikslų ir objektų perstumimo ir deformacijos užsilikusių iš analinės sadistinės fazės padarinys. Psichinės normos sferoje analinis charakteris kelia didelę pagarbą. Toks asmuo laikomas vertinga visuomenės dalimi. Tačiau tam tikrais atvejais deformuotas anališkumas įgyja patologinės įkyrumų neurozės formas. Specifiniai santykiai, sadizmas, masokizmas, biseksualumas, analinis seksualumas, analinis narciziškumas, homoseksualumas. Analinė fiksacija randasi tais metais, kai šios fazės konfliktai yra per daug intensyvūs. Tėvai labai anksti ir labai griežtai pratina vaiką prie puoduko, riboja jo impulsų aktyvumą. Arba malonumas susietas su šiuo laikotarpiu ypač stiprus. Įnirtingos kovos su tėvais išugdo užsispyrusi ir šykštų charakterį. Vaikas tarsi atsisako tėvams duoti savo vertybę, paklusti reikalavimams. Žmogus, kuriam būdinga analinė fiksacija, priverstas visą laiką grumti su poreikiu, sukelti siaubingą netvarką, priteršti. Dėl psichologinių gynybų poreikio regime priešingas tarsi tendencijas, tvarkingumą, smulkmeniškumą, bet kartu ir užsispyrimą bei taupumą. Tai asmenybės tipas pasižymintis švara, tvarkos pomėgiu, taupumu ir atkuklumu. Sfinkterio kontrolė, kuri leidžia atrasti valdžias, nuosavybės išgyvenimas, didybė, narciziški jausmai ir visagalybė, visa tai irgi formuojasi tenai.
Kūdikis prieš pastato save motiną ir čia vystosi kūdikio grandiozinė savasties dalis. Ir patologijos metu vystosi narcizinis bei grandiozinis aš. Jei yra frustracija, tai suaugęs bus valdingas arba labai paklusnus. Savęs vertinimo sutrikimai gali atsirasti. Absoliučiai sugriautas realusis aš, eina tada netikrasis aš, narcizinė patologija vystosi. Narcizinis sutrikimas, aišku, prasideda oralume ir analume suveši. Su narciziškumu eina depresija. Kai negauna, ne tik piktas, aš išnykstu. Jei depresija, visada reikia ieškoti narciziškumo ir pykčio. Visada prarastojo jausmas. Gedžiu, ką praradau ir dar bijau prarasti. Ar dar bijau prarasti. Tipiškas fiksuoto lojalumo elgesys, viskuo bejoti, neapsispręsti. Tokius suaugusio žmogaus charakterio bruožus kaip dosnumą ir taupumą Freudas laikė simbolija transformacija potyrių kildinamų iš analinėje fazėje buvusio išmatų šalinimo ritualų. Tokios transformacijos grandinės pavyzdys išmatos, dovana, pinigai. Daugiausia analitinių psichologinių gynybų, aišku, sutinkame tada obsesinių kompulsinių sutrikimų atvejais čia. Patologijos akcentai, ypatingi šykštuoliai, kankinantys šeimą, ją kontroliuojantys. Mokyklos, socialinės fobijos irgi fiksacija analinėje stadijoje. Dalis psichozių irgi susijęs su analinės fazės sutrikimu. Čia ypač Abrahamo pirmoje toje subfazėje. Valgymo sutrikimai rado patologiją oralinėje analinėje fazėje. Naikindama save, naikinu troškimą turėti mamą, šiltą ir mielą, priklausomybę, plus dar analinis sadizmas, kova dėl valdžios. Alkoholizme irgi daug analumo, ne tik oralumo. Tai yra kovos ir kitų kontrolės, nes visi šokinės, kai prisigeriu. Aš valdau, kai išgeriu. Jei tėvai labai griežtai auklėjo, labai mušė, tai vystosi mazochistinis charakteris, tokia patologija. Suskilusią objekto dalį vaikas priima į save ir objektas tėvai lieka geri, o aš tampa blogas. Bet tai vienintelis būdas išgyventi, nes kitaip beveik psichozė. Terapijoje sujungti reikia abitas dalis ir tą blogąją dalį grąžinti tėvams. Mazochistinės tendencijos čia irgi, oralinis mazochizmas Freudas šnekėjo. Tame būdinga susireikšminti, priimti kaltę už save. Pacientas su dideliu aukos vaidmeniu, už nugaros yra agresorius, noras pakaltinti tą agresorių. Homoseksualumas rodo, kad analumą turi abi lytys. Žarna yra tuštinimos ir lytinis organas. Jie yra ir aktyvi, ir pasyvi, gali išstumti ir priimti objektą, svetimkūnį. Iš čia pagal Freudą eina homoseksualumas kaip sutrikimas, bet modernioje analizėje tai aiškina daugiau per objektinius santykius. Dabar apie falinį charakterį dar. Falinio charakterio sunkumų šaltinis neadekvatus Edipo konflikto sprendimas. Šio charakterio vyrai reaguoja į kastracijos nerimą, skatinančią situacijos betodariškos drąsos ir pasitikėjimo savimi demonstravimą bei tvirtų elgesių. Toks kompensacinio pobūdžio elgesys dažnai pasireiškiantis tuščių išdidumų ir vyriškumo demonstravimu vadinamas varpos pervertinimu. Berniukų Edipo komplekso troškimai brandaus seksualumo amžiuje gali būti perkelti į kitą moterį ir taip realizuoti. Tuo tarpu mergaičių varpos pavydo neįmanoma įveikti, ir jis pasireiškia kastruojančios moters charakterio bruožais, ambicingumu, poreikiu rungtyniauti, dominuoti, žeminti vyrus. Dabar šiek tiek dar apie pačią fiksaciją. Individui vystantis ir perinant prie naujų objektų ir pasitenkinimo būdų, energija nesrūva tik viena linkme ir ne visiškai dekateksizuojasi nuo ankstesniųjų jo potyrių. Neretai kokiame nors infantilios psichoseksualinės raidos tarpsnyje, kuriam būdingas savitas objektas ir savitas pasitenkinimo būdas, lieka didelis kiekis libido, tai yra įvyksta fiksacija. Tam tikri infantilūs norai, jų objektai ir vaikiški pasitenkinimų būdai ir toliau lieka reikšmingi. Tolimesniam vystymui lieka mažiau tada energijos. Kiekvienos vystymosi stadijos metu vaikas susiduria su konfliktais tarp sąmoningų troškimų ir sąmoningo psichinio aktyvumo. Tolimesnė jo asmenybės raida priklauso nuo to, kaip jis susitvarko su tais konfliktais. Jei pasąmoningi konfliktai visiškai nepatenkinami, impulsai visiškai nepatenkinami arba visiškai patenkinami, toje vystymosi stadijoje susidaro fiksacijos taškai. Nors fiksacija dažnai siejama su patologija, kiekvienas iš mūsų turi vienokius ar kitokius labiau fiksuotus pasitenkinimo būdus. Tam tikro lygio fiksacijų radimasis
vystymosi procesai yra normalus atminti. Problemų gali kilti, jei surišamas per didelis energijos kiekis. Jeigu suaugęs žmogus patiria didesnį stresą, jis linkęs grįžti prie fiksacijos taškų, tai ima spręsti vaikystėje neišspręstus konfliktus, jausti tam laikui ir tam konfliktui būdingus impulsus ir draudimus. Galime kalbėti apie oralinės ir analinės fiksacijas, pavyzdžiui. Tai atitinkamam vaikystės tarpsniui būdingas pasitenkinimo būdus, išlaikytus jau suaugusių žmonių arba dėl streso grįžta prie tokių būdų. Tai va taip, dar šiek tiek apie regresiją, kas irgi svarbu, man atrodo, susijęs su tom stadijom. Kalbant apie raidą ir perėjimą prie vis aukštesnių vystymosi formų, galimas grįžimas atgal, tai yra regresija. Regresija pasireiškia tuo, kad žmogaus motyvacijoje ima vyrauti infantilūs troškimai, kurie sutrikdo vyresnio amžiaus vaiko arba suaugusio pusiausvyrą, nes jis priverstas nuo jų gintis. Jį glaudžiai susijusi su fiksacija, nes paprastai grįžtama prie tų ankstesnių pasitenkinimo būdų ir objektų, kurių atžvilgių ir įvykusi fiksacija. Žmogaus polinkis regresuoti dideliu mastu priklauso nuo to, kiek fiksacijos taškų yra jo praeityje. Ne visada regresija siejasi su kliūtimi ir traumomis dar irgi. Retsykiais suaugęs žmogus gali trumpam regresuoti, norėdamas patirti visišką atsipalaidavimą ar pasitenkinimą. Tai ego tarnaujanti regresija. Tai jūs patirėt žiūrėdami gerą kiną, pavyzdžiui. Dabar 7, 6, 7, 20 amžiaus dešimtmečiais Erikas perrašė psichoseksualinės raidos stadijas pagal tai, kokie svarbiausi tarpasmeniniai ir intrapsichiniai uždaviniai kyla kiekvienoje iš jų. Nors Eriksono darbai paprastai siejami su ego psichologijos tradicija, jo raidos stadijų teorija savo prielaidomis turi daug bendra su Freudo varų modeliu. Vienas iš patraukliausių Eriksono pasiūlytų Freudo teorijos papildymų buvo tas, kad norėdamas modifikuoti Freudo biologizmą, jis pervadino stadijas. Oralinę stadiją jis vertino kaip visiškos priklausomybės būseną, kai sprendžiamas pamatinio pasitikėjimo arba jo nebuvimo klausimas. Analiniai stadijai būdinga tai, kad joje mokomasi autonomijos. Arba nesėkmės atveju formuojasi gėda ir abejonė savimi. Šios stadijos kovų prototipų galima laikyti Freudo aprašytą naudojimosi tualetiniais įgūdžiais įsisavinimą. Tačiau čia sprendžiama galybė ir kitų klausimų susijusių su vaiko savikontrolės augimu ir mokymusi pateisinti tėvų bei platesnės aplinkos lūkesčius. Edipinė stadija aprašoma kaip krizinis laikotarpis, kurio metu formuojasi pamatinis pajėgumo jausmas, iniciatyva prieš kaltę, patiriamas malonumas tapatinti su meilės objektais. Ir kitos stadijos jau ten buvo dar aprašytos, nes 8. Eriksonas kuriam nemažą įtaką padarė gyvenimas Amerikos indėnų gentyse, savo raidos stadijų ir užduočių sampratą išplėtė kitaip nei Freudas jau per visą gyvenimą ir į visas kultūras. Dar kitas psichoanalitikas 6 dešimtmetyje veikęs ir gyvenęs, tai Haris Tax Sullivanas, jis pristatė dar vieną stadijų teoriją, tikėtinų vaikystės epochų seką, kuri akcentuoja ne varų patenkinimą, o tokius komunikacinius pasiekimus kaip kalba ir žaidimas. Kaip ir Eriksonas, jis tvirtino, kad asmenybė vystosi ir po 6 metų, kurios Freudas laikė suaugusio charakterio susiformavimo laikotarpio tašku. Dabar kiti dar psichoanalitikai, pavyzdžiui, tokia Margaret Mahler. Jinai apie etapų sudarančius separacijos individualizacijos procesus, kurio pagrindiniai tikslai pasiekiami apie 3 gyvenimo metus kalbėjo. Buvo dar vienas žingsnis apibrėžiant asmenybės struktūrą lemiančius elementus. Jos teorija iš esmės priskiriama prie objektinių ryšių teorijų, tačiau jos numanomos prielaidos apie fiksaciją be abejo paimtos iš Freudo modelio. Mahleras suskaidė Freudo oralinę ir analinę stadijas, o kūdikio raidą matė kaip judėjimą nuo santykinio kitų žmonių nesuvokimo, autistinė fazė, trunkanti maždaug 6 savaičių iki simbiozinio ryšio, trunkančio paskesnius 2 metus ar šiek tiek, ar apie tiek. Šis laikotarpis savo ruožtų dalinamas į mažesnės išsilukštenimo, praktikavimo, sugrįžimo ir kelio į objektų pastovumo stadijas ir iki santykinės psichologinės separacijos ir individuacijos. Ir Mahler kūdikis psichologinis mechanizmas soma be jokių psichologinių mechanizmų psichė, teigia.
Ir 3-4 savaičių kūdikis yra tiesiog susitelkęs į save, ego ir id nediferencijuoti. Tai tokia autistinė stadija, kai net pažįstama mamos kaip pasitenkinimo šaltinio. Tada formuojasi kūniškasis ego, kuris vėliau turėtų būti apgyvendintas psichomechanizmais. Dar kita tyrėja Melanie Klein, jinai tyrė kūdikio vystymąsi, įvedė 2 tokias fazes, kaip ir pozicijas, paranoidinę, šizoidinę ir depresinę pozicijas. Pirmoje kūdikis visiškai nesuvokė savo atskirumo nuo aplinkinių, o antroje pradeda suprasti, kad jo globėjas nepriklauso nuo kontrolės ir yra atskiras. Vėliau Tomas Ogdenas postulavo, kad autizmui artima pozicija yra sensorinių pojūčių valdoma iki simbolinė patyrimo erdvė, kurioje pačios privitimiausios prasmės formos kuriamos remiantis sensorinių įgūdžių, ypač esančių ties kūno paviršiumi organizavimu. Jis itin akcentavo, kad nors šios pozicijos viena kitą keičia brandesnių raidos stadijų link, turime suprasti, kad laikas nuo laiko mes visi judame tarp jų pirmyn atgal. Klein ir objektinių ryšių mokykla abipusiai motinos ir vaiko sąveikai oraliniai fazėje teikia kur kas daugiau reikšmės nei Freudas. Tiesa, Freud pripažįsta, kad motina yra pirmasis vaiko meilės objektas, tačiau lyginant su vėlesniu Oedipo kompleksu, šį ryšį formuojanti galia yra menka. Klein teigia, kad nuo pat pradžių kūdikis psichologinė būtybė ryšyje su mama. Jos laukia ir tam tikra predispozicija. Spicas teigia, kaip ir Freudas, kad pirmas 3 savaitės kūdikis tikrai yra tik autizme, suveikia tik vidinį pasaulį. Yra tik nepasitenkinimas. Tik vėliau kūdikis imam reaguoti į signalus, tam padeda gilus jautrumas. Kūdikis maistą mato tik, kai yra išalkęs, kai pyksta, jis nemato krūties. Objektinė stadija, kai tikslingai susidomi krūtimi, prasideda nuo 3 mėnesio. Esant nesutrikusiam ryšiui su mama atsiranda pasitikėjimas, o jei to nėra, tai smūgis. Nustoja domėtis išoriniu pasauliu, nusikreipia viską į save. Tada pasaulis atrodo priešiškas, yra tuštumos išgyvenimas. Štern manė, kad būtų autoerotinė veikla, svarbus yra ir mamos išėjimas. Tai padės formuotis autonomiškumui. Nėra tragedijos, jei mama išeina neilgam, kai vaikas užsiima pats savimi. Levinas dar irgi apie varų teoriją. Oralinės srities varos išskiria troškimų triadą – valgyti, miegoti ir būti suvalgyta. Na kągi, tai tuo ir mes pabaigsim šitą tokį netrumpą įvadą į psichoanalitinės psichoterapijos vieną iš teorijų, varų teoriją, kuri apima, aišku, ne visą ją, bet apima teoriją susijusią su edipinė ar priešedipinė raida, edipo kompleksu ir poedipinė raida. Tai tikiuosi, kad jūs perklausėte tai ir kad turėsit klausimų ir mes tada galėsim padiskutuoti. Tai tuo mes ir pabaigiam. Ačiū už dėmesį. Viso.